Kaunas, Amerika. Aš Kaune užaugęs, mačiau, kai miestas keitės, Niujorkas, Čikaga, Žaliakalnis ir Dainava. O tai tokias tu tik šiaip ir Vilnių ir gyveni ir važinėjai, bet ne kasdien. Ne. Bet kai atsidarys jau paštas, Pasme turiu dienas reguliarias kažkokias, bet pagal poreikį, jeigu atsiranda kažkoks renginys ar kažkur reikia. Arba mes patys renginį darom, tai dažnai lieku nakvoti. Tiesiog tada paprasčiau yra, nes vakarienė ten visą kitą nebegali vairuoti. Traukinių nėra dėja patogių. Taip. Aš vargstu su tuo, vis norisi tam Vilniui kažkaip gal ir pabūti, bet kad paskutinis traukinys 9:30. Tai... Bet esu tas toks vis tiek, kur matai miestą jau būdamas, tai nesvarbu ten ar bute kokiam, ar Airbnb, ar viešbutė, tai jau nebe tas santykis. Aš pirmą kartą, kai Virginija mane kvietė į Yoko Ono parodą, kurią organizavau, tai irgi tas buvo toks keistas jausmas, kad grįžti į savo gimtą miestą ir gyveni viešbučiuose. Taikyti iš kitos perspektyvos, vėlgi jau tai pamatai. Tai jau tėvų namų nėra, ne? Jie yra, aišku, fiziškai yra, bet jie nebe mano yra tiesiog jau. Aš juos iškeičiau į industrinę aplinką, panašią kaip čia su aukštom lubom gyvenu dabar Vilniuje. Fain. Mes jau dirbam? Kęstutis, kur vežė mus to liftu, tai man sakau labai įprastas dalykas, nes mes panašų 80 metų pastatą eksploatuojame, tokia kaip bendrija, visas aukštas. Ir tas slankiojančių metalinių durų garsas ir net kaip uždarimo mechanizmas yra labai pažįstamas. Aš kurioje vietoje Naujamiesty? Čia Ševčenkos gatvėje, Naujamiesty. Ten mes tokie vieni pirmųjų turbūt loftų gyventojai buvom. Buvo tokia Eglė Rakauskaitė, menininkė, kurie įsikūrė turbūt tuometiniai valgyklai buvusios gamyklos, o po to mes visą aukštą įsisavinome. Irgi kaunietė Eglė, beje. Beje, taip. Visi čia kauniečiai. Tai Kaunas pilnas pokalbių klubas, stotelė numeris 5. Šiandien kalbėsime gal daugiau apie miestą, pastatus ir meną juose, bet ir žmonės juose. Bet aišku, niekada negali žinoti, kur nuves. Galbūt iš tikrųjų aptarsim sodybų apželdinimo madas kokias nors. Arba Vilniaus Kauno susisiekimo dažnumą ir patogumą. Šalia manęs yra Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė, buvusi kultūros sostinės Kauno, Lietuvos sezono Prancūzijoje, Kauno Bienalės vadovė, menotyrininkė, kritikė meno. Labas, Virginija. Labas, Kotryna. Labai ilgas muziejaus pavadinimas, bet ir šiaip titulų daug. Ačiū, kad tu dar ištari ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, nes aš pati kartais jau patrumpinu vardus. Čia radijo, žinok, tokia mokykla, kad turi taip ir pasakyti viską pilnai, bent beveik pirmą kartą. Paskui gali sakyti Čiurlionio muziejus, galėsim jau sakyti be Mikalojaus. Ir Kęstutis Kuizinas, Nacionalinio architektūros instituto vadovas, kaunietis, menotyrininkas, kuratorius, buvęs Šiuolaikinio meno centro vadovas ilgametis. Labas, Kęstuti. Sveika, Kotryna. Šiek tiek trumpiau, bet irgi tie triaukščiai pavadinimai nacionalinių įstaigų. Būtinai pakalbėsim apie nacionalinių įstaigų svarbą ir reikšmę paprasto žmogaus gyvenime. Gal pradėkime nuo to, kaip jūs atėjote iki savo dabartinių pozicijų. Abudu dar taip pirmos kadencijos pirmoji dalyje esate. Kęstuti, gal įdomiau man, kadangi mažiau žinau, pradėti nuo tavęs. Iš tikrųjų, tikrai net nežinau, kad esi kaunietis, kai vadovavai ŠMC daug metų, aš tave žinojau taip iš žiniasklaidos, iš tų pačių parodų ŠMC, kaip, toks ilgametis ŠMC vadovas, žodžiu, o paskui sužinau, kad kaunietis, kaip įdomu. Tai Žaliakalnis girdėjau, kad yra ta vieta, kur mažasis Kęstutis kažkada lakstė arba vaikščiojo, tai kur tiksliai, nes mes čia daug žaliakalniečių turime tinklalaidį. Tai sakoma, kad bent jau man teko ne kartą su to susidurti realybėje, kad geriausi Vilniuje institucijų vadovai tai kauniečiai yra. Linkėjimai Arūnui Gelūnui. Aš turbūt gal, kaip sakyti, tikrai buvau tame, bet Kaunas, aišku, yra mano gimtasis miestas, tai čia prabėgo mano ir vaikystė, ir paauglystė, ir aš čia baigiau vidurinę mokyklą, tai čia, kaip sakau, kartais dargi netgi sučiumpu save tebesapnuojant, kad kažkokius vaizdinius matau pro savo Žaliakalnio namų langus. Bet užaugau turbūt vienoje gražiausių Kauno gatvių iš tikrųjų. Tai aš šiandien jau prasitariau Kotrynai prieš laidą, kad
važiuodamas klausiau pokalbį su Kotryna, kur LRT Opus žurnalistas laidoje Rajonas. Tai man buvo labai smagu pasivaikščioti po tas vietas, kai buvo minima, reiškia, ar netgi svajonių destinacija Kaune rajono prasme, tarkim, Friko gatvė, ar Paižganto, ar apie Sugiharos, ta prasme. Namus kalbama, tai aš užaugau Perkūno alėjoje. Tai šalia visiškai Ąžuolyno, tai Ąžuolyne aš tikrai dar eidavau žaisti futbolą, arba Dainų slėnis yra tos vietos, manau, kur aš dar tiesiog tikrai dabar netgi pravažiuodamas ar Baršausko gatvę visą laiką sentimentaliai suku galvą į vieną pusę. Bandau kažką išvelgti, kad bent kažką atpažinti, pastebėti. Tai taip, tai Kaune prabėgo daug tų dienų ir be abejonės jos labai svarbios yra žmogaus gyvenime, dėl to, kad ta jaunystė tai yra, kaip aš sakau, kai iš tikrųjų formuojasi tam tikri ir turbūt svarbus tavo interesai, nežinau, asmenybė ir panašiai. Tai taip, Kaunas man tebėra toks miestas, bet dabar aš, aišku, kadangi mano paskutiniai daugiau negu 30 metų prabėgo Vilniuje, tai aš nuo studijų laikų, kai studijavau meno istoriją Vilniuje, taip ir likau tenais. Tai aš dabar toks jau daugiau esu, kaip čia akademiniai sferoje sakoma, tas visiting professor. Aš nenoriu savęs profesorium laikyti ir nesu, tiesą sakant, neturiu. Bet esu tas daugiau vizituojantis, bet aišku, tie vizitai vis dažnėja, kadangi vis intensyvėja, ta prasme, Kauno Centrinio pašto rekonstrukcijos darbai ir mes artėjam link to finišo, kada atversim duris lankytojam ir natūralu, kad tada turbūt man teks jau dar dažniau būti ir jau integruotis tą Kauną pilniau, negu tik tokiais atvažiuojant, išvažiuojant, kartais su trumpom nakvynėm. Bet tai buvo visą laiką tik Vilnius, ar dar kažkokie į užsienį pabėgimai studijoms, stažuotėms? Ne, tai stažuočių tai be abejo aš turėjau ne vieną, aš kadangi labai anksti pradėjau savo karjerą kaip stambios meno kultūros institucijos vadovas. Tai buvo tie būtent laikai dar kaip 90-ieji pradžia, kai viskas tik formavosi ir tų jaunų žmonių, kurie iš esmės įgalino tą pokytį didžiąją dalim, jiem palaikymas buvo labai stiprus iš ambasadų, iš įvairių kultūros centrų, ta prasme, tai jeigu kalbėti apie visas įmanomas stažuotės, ar tai būtų nesvarbu Amerikos centro, ar ten kokio British Council, ar Giotės, aš beveik per viskas pravažiavęs, bet kadangi atsakingos pareigos, tu labai ilgam negali išvykti, tai nėra rezidencija, tai aš ilgiausiai turbūt gal kokią Ameriką mėnesį aš esu užbuvęs ir kai grįžau, jau supratau, kad jau per ilgai buvau buvęs, nes neradau savo pavaduotojo tuometinio Ernesto Parulskio, tai tiesiog sakė, nebegaliu, aš išeinu. Ir kitų dalykų. Tai aišku, kelionės tai yra mano gyvenimo dalis buvo labai intensyvi, nes kitaip nebūtume turbūt sukūrę ir tokio kažkokio institucijos profilio, kuris iš tikrųjų pakankamai turi stiprų tokį tarptautinį renomę, aš kalbu apie šiuolaikinę meno centrą, bet dabar aš kažkaip jaučiu, kad ir esu tokio vyresnio amžiaus ir man visai kiti atsirado galbūt kitos kryptis ir kitos vertybės ir prioritetai gimsta. Tai nes vėlgi surandi tos dalykus, kurie galbūt yra pačiam brangus ir įdomus. Iš naujo patirti ir pažinti. Tai aš kažkada, čia bet ne taip senai, 2022, kuomet Kaunas buvo Europos kultūros sostinė, o Virginija buvo šios sostinės pagrindinė vadovė, ta prasme, tai Virginijos kvietimu turėjau tą progą sugrįžti į Kauną, dar tebedirbdama ŠMC ir kažką atnešti savo gimtą miestą, tai buvo kvietimas, kad kažkokią tokį labiau įsimintiną arba svarbų fundamentalų dalyką parodinė prasme nuveikti, tai aš atsimenu, kad buvo būtent Joko Ono paroda, tai mano tas buvo pirmas toks po ilgesnio laiko sugrįžimas, kai aš jau iš tikrųjų vaikščiau tom pačiom gatvėm ir taip labai stebėjau, labai įdomiai tą pokytį, kaip pasikeitė miestas. Ir galbūt tada ir ta pirma sėkla pasisėjo, kad gal verta čia ir profesinę karjerą pasukti į gimtąjį miestą? Tai turbūt, ta prasme, aš nesakau, kad yra tam tikros, vadinkim, svajonių pozicijos, kaip buvo įvardinta juodraštė. Man turbūt daugiau būna tos svajonių profesijos, kurios vaikystėje žmonės dažnai įvardina, kad ten nori būti kosmonautu, ar ten, nežinau, teisėsaugos pareigūną, mandagiai sakant. bet man visuomet svarbu
kokio pobūdžio tai darbas ir ką jis reiškia ir kas po to lieka. Tai man visą laiką buvo įdomu institucijų kūrimas arba jų formavimas ir vyksmas. Tai turbūt tas mane paskatino atvykti į Kauną labiausiai. Aišku, į kitą miestą aš galbūt būčiau turėjęs daugiau dvejonių arba tokių rezervacijų. Nekartą buvau savo karjeros metu kalbintas ir svetur dirbti, bet man atrodo, kad tai yra mažiau prasminga. Ypatingai jeigu negali pataikyti kokį nors jau patį dešimtuką, ta prasme, top kažko. Nes jeigu aš, kaip sakiau, tikrai nenorėčiau būti kokios nors ten Vokietijos ar Belgijos konzulės vadovų ir man tai būtų tiesiog neįdomu, provinciją ką nors veikti. Tai geriau daryti kažką Lietuvoje, kai tu tikrai dar jauti, kad tu prisidedi prie procesų, prie formavimo, prie kažkokių tai dalykų vystymo. Tai tas turi prasme ir kai atsižvelgia tada atgal ir matai, kad tai jeigu kažkas įvyko, tai tada gerai. Taip, kas mane atvedė, taip trumpai atsakant, taip, darbo pobūdis, ta prasme, ir galimybės, ir aišku, tuo pačiu gimtasis miestas, kuris mane iki šiol kažkaip tai labai pozityviai veikia. Ir labai džiaugiuosi dėl pokyčių mieste vyksta. Aptarsim būtinai tos pokyčius. Įdomu, kad Kęstutis paminėjo tą sumažėjusią norą keliauti ir ypač darbo reikalais. Tai su Virginija prieš įrašą aptarėm, kad šiuo metu atostogauji ir niekur nevažiuosi, nes prisiskraidai jau darbo metu ir kultūros sostinės metais būdavo irgi tų kelionių ne po 5 per metus, o gerokai daugiau. Tai vadovavimas nacionaliniai įstaigai muziejui su istorija, kai Kęstutis vadovauja naujai įstaigai, tai yra visai kitai, bet Čiurlionio muziejus vienas seniausių šalyje. Tai yra tas šiek tiek tarp kosmonautų ir teisėsaugos pareigūno, man atrodo, kažkur per vidurį, ar ne? Tai aš atsimenu, kai tu pradėjai dirbti, kai laimėjai konkursą, aš tavęsgi klausiu, tu tikrai norėjai šito darbo, man buvo taip keista, kad tu nusprendei po tokių tarptautinių projektų vis dėlto Kaune pasilikti. Tai čia irgi ar čia su amžium, ar kaip čia tos svajonių pozicija ir Čiurlionio muziejus siejasi? Visą laiką norėjau dirbti Kaune. Gal aš tokia ir natūraliai įsišaknijusi, nes ir studijavau VDU visus 3 lygius, kokie ten yra. Ir visą laiką praktiškai, vieną kartą dirbau Vilniuje LKI, Lietuvos kultūros institute dėl Lietuvos sezono Prancūzijoje reikalų, bet buvau tokia vizituojanti Vilnietė, kaip Kęstutis vizituojantis, kol kas kaunietis. Tai, bet jau šitiek tikrai tarptautiškai visą laiką mano veikla nuo Kauno Bienalės laikų ir dar mano pirma darbovietė Meno parkas, galerija, kurioje kaip tik ir paragavau tą tarptautinę bendradarbiavimo skonio ir man tik jisai ir buvo įdomus visą laiką toliau, ką veikiau. Tai labai daug keliavau po Europos įvairias šalis ir Europos kultūros sostinė turbūt buvo mano visų svajonių, tų kuo svajoju, bet ne pats tapti, bet kuo svajojau, kad Kaunas taptų, išsipildymas. Ir pagrindinė motyvacija, dėl ko mes pradėjom rengti tą paraišką, kad bent aš savo pasigrindžiau, kad aš noriu, kad Kaunas būtų toks įdomus ir dėl jo kiti žmonės atvyktų į mūsų miestą, kad būtų mums labai įdomu gyventi kaip europiniam mieste ir kad Kauną kaip įdomų miestą pažintų europiečiai ir Lietuvos gyventojai. Tai šitas Lietuvos gyventojai, man atrodo, labai pasitvirtina. Gal Kęstutis irgi iš savo patirties prisimintų, bet tai buvo labai didelis Lietuvos kultūros turistų influksas 22 metais ir jau anksčiau šiek tiek visus mūsų tos festivalius traukiniais važiuodavo, biški pratęsdavo traukinių laiką arba papildomų traukinių iš Vilniaus net geležinkeliai padarydavo. Tikrai pradėjo domėtis savaitgaliniais Kauno modernizmo tyrimais. Bet tas didysis pasibaigė, iš karto įsikinkiau į Lietuvos sezoną Prancūzijoje, o po to galvodama, ką dar galima Kaune nuveikti, tai ir iš tikrųjų kažkaip tais ir pasisiūliau pati ateiti į muziejų dirbti, dar prieš konkursą vadovo, dirbau kitose pareigose, nes vis tiek mano išsilavinimas yra meno istorija ir tokios svarbos istorijos ir reikšmės muziejus yra pas mus vienas. Tai manau, kad taip, tai buvo svajonių vieta, bet turbūt man ne pozicija labai svarbu, bet man jau per tiek metų profesiniai veikloje labai svarbu, kad būtų pakankamai iššūkių. Nes kai baigėsi iššūkiai tie 2 tų didžiųjų
projektų, man tiesiog trūko smegenims tokio proceso, kuris galėtų baigtis sprendimo priėmimu. Nes kurį laiką ir pavaduotoja dirbau, tai iš vis labai mielas darbas, praktiškai kūrybinis darbas, bet jame man vis tiek trūko, buvo per mažai atsakomybės, per mažai problemų sprendimo ir išsprendimo faktoriaus. Tai aš dabar jaučiuosi tikrai kaip visiškai savo vietai, nes iššūkių muziejuje yra daug ir tai mane pakrauna kiekvieną dieną. Bet kaip įdomu, vis tiek nemažai žmonių, turbūt ne iš kultūros srities, tiesiog nori, kad darbas pasibaigtų 5 valandą ir netrukdytų gyvenimui. Bet jų abu žvelgiant atrodo, kad tas nėra tos tokios griežtos ribos tarp to, kas yra vis dėlto. Tai tas menotyrininkas šitoksai gal DNR labiau yra ir meno mylėtojas ir skleidėjas kitiems. Ar čia yra profesija vis dėlto? Lengva atskirti, sakyti, ne, aš šį savaitgalį menu nesidomėsiu, man atostogos. Turiu juokingą istoriją tokia iš atostogų laikotarpio. Tel Avive, man atrodo, einant gatve su savo mylimąja, atostogas, nuostabus miestas, oras, maistas, viskas ir kažkaip leidžiam gerai laiką ir einam, toks pastatas įdomus ir užrašyta CCA Tel Aviv. Ir aš taip, CCA Trumpinės Contemporary Center, arba Center for Contemporary. Sakau, tai pažiūrėjęs į tą pusę ir Jolanta taip man už rankos paėmė, sakė, net negalvok. Tai aišku, kad atostogas reikia branginti, aš tai visko, kuo toliau, tuo labiau suprantu, bet aš manau, kad daugelis darbų, aš taip nepoetizuočiau menotyrininko profesijos. Daug kas daro sąžiningai savo darbą, jie tuo gyvena tiesiog. Bet teisėsaugos pareigūnai laisvalaikiu turbūt neatlikinėja kratų savo malonumui. Savo malonumui gal. Bet aš atsimenu tą nuoskaudą, kai grįžti iš tikrųjų išsekęs po kokios nors didelės bienalės, tarkim, išvažiavęs ir tikrai, kadangi yra tie visi kontaktų mezgimai, ta prasme, vakarėliai, atrodo, kad daugam iš šono žiūrint, tai yra tiesiog atostoginis darbas, ar ten buvai kokioje Venecijoje, tarkim, ir savaitę ar kitą netgi. O parvažiuoja, iš tikrųjų norėtum jau kažkokią atsipūsti bent dieną ar pusdienį. Ir tada labai apmaudu, kad visi tą patina darbo pobūdį su tokiu vis tiek atostoginiu ritmu, nes klausia, manęs net vaikas klausia, ko tu ten važiuoji, ką tu ten veiksi, ko važiuoji parodos pažiūrėti, susitikti su keliais žmonėm, ta prasme. Tai suprask, tai nėra tikras darbas. Tai čia kaip, iš tikrųjų, tai galima visaip gyventi, galima ir taip, ta prasme, tai bet dažniausiai, jeigu nėra to grįžtamo ryšio iš to vadinkim, iš tos nuostabios destinacijos arba ten kokio nors festivalinio pobūdžio renginio, jeigu tu nieko kažko nepaparsiveži, arba tai nenusėda kažkur vėl neišplaukia tam tikrų laikų, tai tada taip, turbūt žmonės sugeba atskirti pramogą, atostogas nuo darbo. Aš ko gero to net ir nebandžiau daryti, bet ir nedramatizuoju to. Aš manau, kad tai yra normalu. Man irgi reikia pasisaugoti tikrai nuo muziejų. Dabar pastarosiuose atostogose visai pavyko visą kelionę, bet paskutinę dieną kažkaip vis tiek prasileidom ir nuėjom į vieną lankytiną objektą su bilietais. Ten toks ne visai gal muziejus, bet aš tik paskui supratau, kad nepavyko. Kaip tau, Virginija, pavyksta, ar ne? Jeigu jau tenka proga tikrai būti užsienį, vis tiek lankau muziejus, man savo malonumai tikrai nesijaučiu, kad dirbu tuo metu. Ir teatrus visą laiką tenka ir į New Yorką paskraidyti, dabar rečiau, anksčiau dažniau. Tai visas tas naujienas sugerti ir geriausius muziejus aplankyti, Brodvėjaus teatrą, nors vieną spektaklį pamatyti. Bet jeigu galvojant apie profesiją savo, ką veikiu paskutinius čia 20 metų, tai vis tiek daugiau tai yra vadyba negu menotyra. Menotyra išsilavinimas. Tai yra vadyba su geru humanitariniu išsilavinimo bagažu ir tą skonį irgi auginiesi per darbinės situacijas, būtent dalyvaudamas kitų kolegų projektuose, matydamas, kaip geriausi pasaulio muziejai arba galerijos veikia, bienalės kaip veikia. Tai yra toks būtinas žinojimas, kaip pulsuoja pasaulis.
Bet paskui, kad tai pulsuotų pas tave, tai yra grinai vadybos darbas. Manęs daug kas klausinėdavo procentais. Kūryba ir vadyba. Tai Europos kultūros sostinės metais turbūt kūrybos daugiausia buvo sukuriant programą, ar ne, tai ten tikrai tada jau buvo 90% kūrybos, bet įgyvendinant ją, tai atvirkščiai 90% vadybos ir gal 95%. Tai dabar yra irgi panašus toksai Supratau. balansas. Virginija, minėjai, kad norėjai, kad Kaunas taptų tuo traukos tašku ir iš tiesų 22 metais tai buvo tikrai matosi tai ir žmonės važiuodavo traukiniais, autobusais ir, na, ten, tarkim, Art Deco muziejus ir dabar nesiskundžia lankomumu, pasakoja praeitoj laidoj, kad dabar ypač užsieniečiai atvyksta. Bet kiek patys kauniečiai vis dėlto kažkaip atsivėrė labiau ir Kęstuti, ir tavo nuomonė įdomi, minėjai pokytį, bet tas pokytis ar jis yra žmonių galvose. Čia aš gal taip bandau pritempti prie neseno visai Kontempo festivalio atidarimo, tokio skandalų galima pavadinti, tokių atspindžių socialiniuose tinkluose skandalas, kai daugybė žmonių nemačiusių spektaklio, kurį šiaip matė nemažai žmonių, kurių turbūt apie 100 000 sumoja per 4 Rozeo spektaklio rodymus Kauno Grūduose, bet vis dėlto piktinosi išraiškos būdu. Ir aš pagalvojau, kad tai kelinti dabar vis dėlto tie metai yra. Ar tikrai dar šiuolaikinis menas vis dėlto taip šokiruoja žmonės. Galvojau, kokie dar čia buvo Kaune pastarųjų metų tokie skandalai. Atsiminiau Kauno Bienalę 17 metų berods. Labai dažnai mano cituojama Bienalė, Paulinos Pukytės kuruota, kai buvo Laisvės statula Zikaro uždaryta virtuvėje japonų menininko. Irgi tada atsimenu, žmonės baisiausiai piktinosi ir ten visaip kaip ir toksai, bet nežinau, ką tai sako apie mus kaip miestiečius vis dėlto tas dalykas. Ar yra vis dėlto tos bienalės ir meno festivaliai tik tai tam burbului, kuris pavažinėjęs po Venecijas, ŠMC apsilankęs savo laiku? Aš tai, Katrina, manau, kad tu nori pralenkti ne tik Lietuvos standartą tokį visuomenės sanklodos, bet viso pasaulio, nes manau, kad gal net nereikėtų atsispirti ar nuo Europos kultūros sostinės čia Lietuvoje, ar nuo kito didesnio projekto, nes visam pasauliu radikalėja susipriešinimas tarp teisingųjų ir jeigu tu nesi mano burbule, tu iš esmės nemėgstamas, tai manau, kad su Gintarės Masteikaitės kaip festivalio Kontempo meno vadovės figūra tam tikri žmonės yra taip įsielektrinę ir taip priešiškai nusiteikę, kad tie komentarai greičiau buvo susiję su šitu faktorium. Ir aš tai savo socialiniuose tinkluose burbulus esu apsivaliusi. Antiek, kad jeigu matau, kad žmogaus nuomonė mane suerzino vieną kitą kartą ir neprimtina, tai aš juos užsiblokavus. Visai nemačiau blogų komentarų apie Kontempą. Ir man tikrai atrodo, kad to žmonės, kuriem tai skirta, tai pasiekė ir vis daugiau žmonių kiekvienais metais Kontempo festivalį lankosi. Dar fenomenas, kad, pavyzdžiui, Fluxus festivalis jisai dar gausiau lankomas po Europos kultūros sostinės negu prieš tai. Ir čia yra turbūt toks fenomenas, kad žmonėm trūksta tų masinių renginių, jų buvo tiek daug per kelis metus, o dabar ženkliai mažiau Bet ir nebesipiktina žmonės, kad parodos kalną uždaro. Nu, ir nesipiktina, ir patys ateina švęsti ir pasidžiaugti. Ir vis daugiau kasmet. Taip. Tai aš manau, pokytis yra įvykęs ir mes negalim tikėtis kažkokio, kad dideli renginiai, jie išlaikys tokį patį euforijos lygį daugybę metų, bet iš esmės tai turbūt ir Vilniuje taip yra ir kitose miestuose, bet Kaunas tiesiog išmoko švęsti ir būti laimingi viešoje erdvėje ir tai iki šiol jaučiasi. Netgi, kas čia rodė po futbolo varžybų, ar ne, Kauno gatvės buvo tokios pilnos ir laimingos ir taip gražiai šventė jaunimas ir tas jausmas yra geras. Tiesiog man visai nesvarbu, kokia pramoga ar koks kultūrinis įvykis tai paskatino, bet iš esmės laisvė mieste jaučiasi. Taip, kai Žalgiris
ar laimi, ar gal net ir kai nelaimi, bet dažniausiai kai laimi, kai žmonės eina į Žalgirio arenos, tai niekam nesvarbu, kokia ta spalva dega ir automobiliai kažkaip visiškai natūraliai stoja tiesiog tą minę 15 000 praleisti, nes kažkaip Bet, tokia... bet, pavyzdžiui, Kauno Žalgirio fanai ir tai, kaip tas toks pozityvumas visada per juos išreiškiamas, man irgi tam tikros kultūros lygio dalis yra ir labai pastebi iš užsienio į varžybas atvažiavę žmonės, kad atmosfera yra, žiauriai pakili, nesvarbu, pralaimėjo, vis tiek jie palaiko tą Žalgirį, ten ploja žalgiriečiams pralaimėjusiems, džiūgauja, kas nėra gal visos arenos įprasta, tai... Kaunas švenčių miestas. Taip. Bet man šiaip tikrai užstrigo ta tavo mintis apie bendrą radikalėjimą ir galbūt čia yra šuo pakastas, Kęstuti, ar pritartum, kiek tas iš tikrųjų gal ir tokia paskirtis to šiuolaikinio meno, kad jis turi kažkiek ir šokiruoti ir sukelti tokių tų atgarsių kažkaip. Aš manyčiau, kad puiku, kad iš vis tokie renginiai kaip Kontempo vyksta, arba mes kalbame apie tas mines Žalgirio arenos. Aš ir pats kelis kartus važiavau į Žalgirio varžybas iš Vilniaus kaip į didžiausią šventę ir gyveni tame būry žmonių ir kaip mes kalbam, kad tai nebėra svarbu, ar tai yra kultūrinis renginys, ar tai yra jau socialinis kažkoks jau įvykis, bet kad pasaulis šiuo metu keičiasi, tai mes visi tai matome, ta prasme, ir gyvenam tokiu labai įtemptų laikų, tai sakyčiau, kad aš Kauno taip nebandyčiau ypač iš Kotrynos tų, vadinkim, kelių įvardintų pavyzdžių, ar Kontempo, ar tos Laisvės statulos uždarimo Zikaro, kuris beje buvo puikus projektas. Labai. Atsimenu, man tikrai patiko, reiktų nepamiršti, kad reikėjo užlipti kitos Laisvės statulos pradžioje, tai čia irgi labai svarbus aspektas buvo sudėta, bet aš sakyčiau, kad nebandyčiau taip kreipti kalbos, kad būtinai konservatyvumo linkme, kad Kaunas kaip miestas, ypač santykė, tarkim, su Vilnium, su sostinė. Tai iš vienos pusės tai taip, iš dalies taip yra, bet iš kitos pusės aš to irgi sakyčiau, kad taip ir gali būti, taip kaip kai kada ir turi būti skirtumai. Man labai Kauno atrodo stiprioji pusė, kad jisai nekartoja Vilniaus, o turi labai tokią, sakyčiau, aiškę stipresnę savastį. Ir jinai yra įdomi, ir jinai yra vertinga. Aš visą laiką taip operuoju, kaip sakau, tokios mažesnės šalies, pavyzdžiui, kokią nors Amsterdamo ir Rotterdamo atveju, tai man Kaunas būtų labiau Rotterdamas, bet tai reiškia, kad jisai turi visiškai stiprų potencialą vystymusi ir savo paties, ta prasme, vertės rodymui ir tada nebereikia tų dalykų būtinai gretinti, jie gali vienas kitą papildyti, tai pasme, ypač žvelgiant iš toliau. Atsimenu, aš kiek būdavo tų diskusijų meno pasaulyje kažkada apie tas 3 Baltijos šalis, pavyzdžiui, atsimenat, ypač kiek ten estai skiriasi nuo lietuvių. Taip, tiesa, ta prasme, tokie estai, kokie nors racionalūs, ten kokia geometrinė abstrakcija nuo seno vystė, pas mus buvo tas, man jis tuo metu, kai aš studijavau, buvo, nebuvo pati įdomiausia meno dominuojanti ta dalis, kai buvo tas toks ekspresionizmas, viskas tokia žemės spalvos, ta prasme, emocijos, jausmai sudėti. Ir Latvijai kažkur per vidurį tokia truputį nei tas, ir, sakyčiau, man buvo mažiausiai įdomu arba perskaitoma, tokia labiau nuėjo į tokį paviršių, gal į tokį dizaino konstrukcijas, tai mums atrodė labai didžiuliai skirtumai, ne? O iš šono žvelgia tos Baltijos šalis, vis tiek atrodė kaip Baltijos šalis, kas po to buvo, tad, kaip sakyt, labai sėkmingai patvirtinta kokiam Baltijos kelyje. Tai aš sakyčiau, kad kai kurie dalykai svarbus lokaliai, labai žvelgiant iš tolesnės perspektyvos taip nebėra, bet grįžtant prie visuomenės tokio susiskaidimo didesnio arba radikalėjimo, arba galų gale mes gyvenam karo, net kelių karų akivaizdoje, tai tas yra svarbu tam tikras pilietiškumas ir, sakyčiau, labai svarbu ir toks tikėjimas, kad gerais veiksmais, gera sąžininga pozicija galima pasaulį pakeisti ir vystyti toliau gerą linkme sudėjus. Tai aš tikrai jokių komentarų nesureikščiau, nes šiuolaikinis menas kartais būdavo taip, fetišizuojamas arba iš jo
kuriama kažkokia, žiniasklaidai pat patogi priemonė, kad ten jo kažkokią paleidai, oi. Tai ta pati Jokono paroda, atsimenu, irgi ten buvo bandymų ten kažkaip antraštizuoti tos karstus Lietuvos banke. Bet karstai tai čia jau taip jau gavos, taip sutapo iš tikrųjų, kad aš atsimenu tą momentą ir Virginija gerai atsimena, kai atvežėm tą 100 karstų į Kauno banko pastatą, tai buvo COVID laikai, nepamirškit. Ir tada iš tikrųjų tas gavo dar naujas sluoksnį, kuris nebuvo nei planuotas, nei neįtikėtas. Tai turėjo būti kažkas labai toks, sakyčiau, su gana aiškia poetinė išraiška kūrinys, su gamtos garsais, paukščių čiulbėjimu ir apie naują gyvybės ciklą gimimą iš tų medelių augančių, iš karstų, bet tiesiog taip sutapo laikė. Tai kiekvieną kartą mes išgyvenam kažkokį vis naują laiką, tai dabar vėlgi turim savo laiką. Gerai, kad galėjom pasidalinti tas stručkės. Pusė iš MC nuėjo, pusė į Europos kultūros sostinės biuro. Stručkės. Bet šiaip galiu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad ta paroda Jokono, jinai atvėrė Lietuvos banką. Nežinau, kiek tai buvo stapimas, kad gal ir planuotas tas rūmų didesnis atverimas visuomeniai. Bet dabar tai aš ten esu buvusi ir Audros festivalio performance, ir Pažaislio festivalio choro koncerte, ir Kontempo. Tai tas labai smagu, kad kažkaip atrodo, kad reikėjo vieno tokio gal didesnio pasistengimo. Ir dabar, aišku, ne kiekvienam, nes ir negali būti tie rūmai kiekvienam, bet tikrai įmanoma jas apsilankyti ir kažkaip patirti vis iš naujo. Taip, pritariu ir tas, sakau, lūžis, nes mes tokį turim labai tą skalę plačią nuo to kontrasto. Iš tikrųjų, kai aš išvykau studijuoti į Vilnių, dar grįždavau tėvus aplankyti, tai čia, sakykime, iki 90 pradžios buvo, bet po to iš tikrųjų tas buvo labai tas kritimas stiprus, kai ten būdavo baisu, kad pasme vakare į miestą išeiti, arba tuščia ta Laisvės alėja, ar gatvės ir visa kita, ir dabar tas toks atsigavimas ir labai pagreičio toks aiški dinamika gera. Tai aš sakau, labai taip žvelgiu su tokiu optimizmu, nes manau, kad visi tie renginiai arba tos infrastruktūros kitimas, tie naujų muziejų statymas, rekonstravimas, vystymas, viskas tai sumuojasi, studentų tarptautinių mieste buvimas ir taip toliau. Tai sakau, netgi nežiūrint to, kad Kaunas toks truputį mažiau humanitarinis atrodydavo nuo pat pradžios, ta prasme miestas labiau technokratinis, bet aš į tame išvelgiu kaip vertybę ir ypatingai jeigu įgauna tokių gerų injekcijų, impulsų, ta prasme, kurie sumuojasi laikė sąmonė žmonių, tai to tokio, priešiškumo visuomet jo kažkokio vienokio ar kitokio bus ir jo visur yra pasaulyje. Čia nėra, kad Kaunas kažko ypatingas. Pagalvokit, kokio nors ten Ajovos valstijoje, ten kažkas ką nors padarė, tai ten, manau, kad dar stipriau gautumėt, kaip sakyt, komentarų, jeigu ne taip. Ja. O Kęstuti, Nacionalinis architektūros institutas po, kelerių metų atvers duris pačioje Kauno širdyje, Laisvės alėjoje, centrinėme pašte. Dabar toks kamerinis variantas veikia Kęstučio gatvėje, irgi istoriniam pastate visai su tarpukariniam, su įdomiom pikantiškom detalėm. Ten yra skaitykla, vyksta renginiai, susitikimai su architektais. Gal toks didesnis buvo įvykis neseniai Palio miestas filmo jūsų koprodukcija su Pilotas LT ir premjera buvo kartu įvyko ir toks labai sėkmingas vakaras. Gaila, kad tik vieną kartą kol kas parodytas tas filmas. Bet kokia pagrindinė ambicija? Ar tas institutas ir muziejus, visas architektūros pažinimo centras, jis turėtų būti žmonėms toks, pasakysiu, kultūros akropolis, kur taip galėtų eiti ir pirmadienį nueiti renginį, antradienį kažkokią ten gal Lego parduotuvę, trečiadienį papietauti, paskui gal savaitgalį atvažiuoja kažkas apsistoti architektūros viešbutyje 5 pašto aukšte, aš fantazuoju, taip jau labai, bet ar kiek tai bus toksai kartais per sezoną vieną sykį aplankomas objektas ir pamirštamas iki kito karto. Čia apie miestiečius, kauniečius kalbu. Tai aišku, kad neišvengiamai tai turės tapti ir manau, kad taps traukos centru. Tikiuosi ne tik Kaunui ir kauniečiams, o gerokai platesniam kontekste. Viena iš tų tokių ambicijų, kuri, manau, įgyvendinama yra tikrai, kad ypatingai žmonės iš Vilniaus vyktų į renginius arba į kažkokius susitikimus ir ta apykaita taptų tokia normalia, įprasta, tas važiavimas į vieną ir kitą pusę, kas ir dabar iš dalies vyksta, tai aš sakyčiau, kad taip įmanoma. Aišku, mūsų noras yra ir tarptautiniu mastu tapti svarbiu centru, dėl to, kad mes tam turime visas sąlygas ir galimybės. Aš sakau, jau gal kartojas iš kažkokių praeitų savo interviu, teko būti dabar jau pakeitus platformą iš šiuolaikinio meno perėjus ir architektūros lauką, tu tarsi iš naujo kai kurios dalykus surandi, tam
tam tikras sambūrio vietas, forumus, susitikimų vietas ir panašiai, nors daug kas labai panašu ir kartojasi kartais netgi asociacijų viena raidelė, kas nors tik skiriasi, tarkim, kokiam buvom Simame, turbūt dar Virginija pamena tokią organizaciją, kur šiuolaikinio meno muziejų dabar Aikamas yra panašiai. Tai aš kalbu, dėl ko kalbu? Dėl to, kad aš, kai pradėjau būti tose susitikimuose, aš matau, kad architektūros laukia nėra tokių pajėgumų, tarptautinė prasme, kad būtų didelių stiprių žaidėjų muziejų. Tiesiog fizinė prasme yra vienas kitas muziejus, tarkim, gal kažkur Stokholme, dabar Helsinkis statos ir tai atsidarys dar vėliau sudėta, bet nemažai yra tų, vadinamų, architektūros arba urbanistikos centrų ir neturi savo kažkokių parodinių erdvių, aš jau nekalbu apie savo ten kokias rezidencijų vietas, ar kad turėtų tokią pilną infrastruktūrą, kur yra suplanuota Kaune, Kauno centriniam pašte. Nepamirškim, kad Kauno centrinis paštas, jis iki buvo vis buvo suprojektuotas, pastatytas, jisgi tuo metu ten to dangoraižiu buvo vadinamas. Tai dabar mes tą dangoraižį taip aukštais esam susiplanavę ir supildę. Ir pradedant nuo, vadinkim, kokių ten saugyklų, kur pirmą kartą bus galima jau viską teisingai, ta prasme, net ir dabar dirbam labai daug su rinkinio formavimu, vadinkim, kolekcijos kaupimu, bet saugyklomis tada kažkokį numatę esame vieną gabaliuką, kuris būtų skirtas jau paties pašto kaip institucijos pašto pastato istorijai, ta prasme, kas, manau, bus irgi populiaru, ypatingai kauniečių tarpe, nes daugelis turi tų sentimentų su pačiu pastatu ir aš pats galų gale augdamas tą paštą lankydavau. Kas atvirukus siuntė, kas pasimatymus skiria. Kas pasimatymus, kas ten PO boksą, kokį turėjo jo teisingai slaptą ten pašto dėžutę, aš eidavau dar atsimti, žinau, ten siuntinių iš Amerikos, kai būdavo tokių plokštelių, kai atsiųsdavo, labai tas būdavo jaudulio momentas, kol išpakuoja tavo paštininkė prieš ir ten sudėta. Tai visokių turi būti atsiminimų turi iš pašto veikimo laiko, arba tie ypatingai atsiminimų, tie būdavo tie tarpmesniai skambučiai, ten kaip būdelėse reikdavo ten kokias su savo šeima susisiekti pajūry ar dar nors toliau. Tai šitas, vadinkim, cokoliniam aukšte. Po to mes turim tikrai pakankamai tą labai svarbią misiją, kad pirmą kartą turbūt galėsime normaliai bandyti papasakoti 20-21 amžiaus architektūros Lietuvos raidą. Tai prasme, tai tas būtų tam centriniam aukšte, aplink operacijų salės tą patį centrą sudėta, o pačiam centre, kaip aš minėjau, mes norim kviesti vėlgi menininkus, architektus, dizainerius, ta prasme, kur tokius tarpdisciplininius projektus, kurie galbūt būtų panašus į kažkokią labiau kompleksinę instaliaciją, bet tokį specialaus užsakymo principų ir tarptautinio dažniausiai. Taip įsivaizduojam, arba bendradarbiavimo būdu. Tai vėlgi aš manau, kad nenorėčiau best analogijos su didžiaisiais muziejais, bet kartais tenka, nes žmonės tiesiog geriau žino, kaip dabar mes galim džiaugtis, kad Lina Lapelytė, mano manymu, pirmą kartą, kai tikrai lietuvių menininkė įkėlė koją į Turbinų salę, kuri turi labai tokią simbolinį krūvį Teito prasme, Tate Modern Londone. Tai arba yra ta rotonda, vadinkime, erdvė, ten Bourse de Commerce, ta prasme, Paryžiuje. Tada Oanda suprojektuota, tai visos tos erdvės, jos dažniausiai turi tokį labai visiems įsimenamą kažkokį tai charakterį, kad tu įeini į tam tikrą pastatą ir tu jį atsimeni pagal tai, arba tai užduoda tokią pradžią, kodą, pasakojimą. Tai mes turim tokią galimybę, kadangi centriniam pašte ta operacijų salė yra beproto šiaip graži erdvė ir ne vienintelė, kur turi aukštas lubas. O aš įpratęs pridėliau dviejų savo karjerą. Tai aš kažkaip jas noriu išnaudoti taip, kad būtų kažkoks vis dėlto vienas smūginis dalykas, kad jie žmonės gautų. Ir tada jau galima pasileisti pasakojimą, kurį galima ir gerokai daryti tokį labiau gal ir netgi tradicinę prasme architektūros istorijos, kas jau būtų per maketus, per kažkokius brėžinius, per kokias nors video pasakojimus ir taip toliau. Nepamirškim, kad pašte mes turėsime kavinę, kas yra labai svarbu turbūt kaip susitikimo vieta. Lygiai taip pat turėsim skaityklą, kurią aš sakau kaip skaityklą, aš su kažkada ŠMC įkūręs 2008 turbūt metais kultūros sostinės prieigose. Mažiau sėkmingos kultūros sostinės dėl įvairių aplinkybių. Puikios irgi, bet mažiau. Aš atsimenu, kai visi tą basme, aš jau nukrypstu visai kitą šoną, bet kalbėjom apie tą važiavimą į Kauną 22 metais ir iš tikrųjų su džiaugsmu visi važiavo daug žmonių. Tai Vilniui, pamenat, žlugo avialinijos tuo metu, bet viskas dėja buvo kitaip. Bet aš atsimenu, mes tada įkūrėm irgi skaityklą Šiuolaikinio meno centre ir aš gavau daug kritikos, ta prasme, iš meno bendruomenės, iš menininkų, kad jūs ir taip mažai
priimat menininkų, mažai rodot, ta prasme, solo parodų arba ir dar atimat vieną erdvę iš meno pasaulio, kur galėtų būti kūriniai eksponuojami. O mes tuo metu įrengėm skaityklą, kaip ta prasme, tokia atvira biblioteka ir susitikimų erdvė ir paskaitų ir panašiai. Ir tai aš po šiai dienai manau, kad tai buvo vienas geriausių žingsnių, ką galima buvo su ŠMC padaryti, nes tada tas pirmas aukštas kartu su kavine, su tokiais, vadinkim, neformaliais pokalbiais ir pokalbiais ŠMC skaitykloje, tapo iš tikrųjų vieta, kur galima kalbėti, kad institucija nori komunikuoti su pasauliu, labiau atsiverti ir veikti. Tai aš pasinaudodamas to jo savo patirtim, nes po to ta skaitykla buvo tikrai daugelio kitų institucijų nukopijuota ir atkartota iš mūsų kaip sėkmingas tokios veiklos pavyzdys. Tai jau mes dabar dirbam su leidinių, ta prasme, rinkiniu ir kolekciją, kaupiam leidinius dabar Kęstučio gatvėje, savo laikinose erdvėse, bet neužilgo tai persikels į pirmą aukštą, irgi labai gražią tą erdvę, tik įėjus į Centrinį paštą po dešinę pusę, kur tada toliau dar turėsim vaikų kampą, ta prasme, tai aš tikiuosi, kad ir vaikam ten bus ką veikti ir kažkokie specialūs pragalvoti užsiėmimai. Antras aukštas yra laikinosios parodos, ta prasme, kur bus vėlgi, manyčiau, kad tiek vietinė, tiek tarptautinė programa. Trečias aukštas mes turėsime puikias net 3 konferencijų salės, ta prasme, nors ne tokias didelės, bet miesto centre ir taip toliau. Praleidžiu 4 aukštą administracijos, kur mes visi kūrė esam, ta prasme, mūsų komanda, kuri dabar yra gal tokia, dar tebėra tokia formavimosi periode, mes dabar esam 12 žmonių, bet turėtume su 28 metais, kuomet planuojame atsidaryti, turėti, tikiuosi, kad taip pavyksta įgyvendinti, turėti dvigubai daugiau, apie 24 žmonės dirbančius. Ir nepaminėjau 5-6 aukšto, kur bus rezidencijos, vėlgi architektūros. Ne viešbutis, kaip aš tikėjausi, bet. Rezidencijos, ta prasme, tai yra vėlgi, kur mes galėsime kviesti tyrėjus, ta prasme, architektūros, kuratorius, kurių ypatingai trūksta ir norim ugdyti architektūros srityje, architektus. Ta prasme, tai aš įsivaizduoju, bus bet ką galima sugundinti su tokia nuostabia lokacija, kai turi langus, ta prasme, į Kauno muzikinį teatrą, į parką ir iš viršaus tą vaizdą. Tai grįžtant prie klausimo, ar mes turim galimybių tapti traukos centru ir ar nebusim tik tai, kad žmonės vieną kartą per metus apsilanko, tai manau, kad ne, nes aš tikrai tikiu tuo, tą misiją, kurią mes vykdome. Tikiu labai savo komandą, yra nuostabi komanda, ta prasme suburta, man tikrai iš tikrųjų yra gera dirbti su žmonėm, kai aš jaučiu, kad net jų ragint, daug kur neturi jie patys, ta prasme, juda, ateina su idėjomis, tai yra nuostabu. Ir aš pasakysiu dar tokią analogiją iš savo karjeros, aš kai pradėjau Šiuolaikiniame centre, ir tai vėlgi buvo nuo pradžios formuojama tokia institucija visiškai. Ir tuo metu tai buvo tie dailės parodų rūmai, toks visiškai truputį apleistas iš tarybinių laikų pastatas. Ir kokiais turbūt 92, tai pačiom pirmom darbo dienom kažkaip sutapo, kad važiavo iš Maskvos, turbūt grįžo Amerikos kuratorių muziejininkų grupė. Ir reikėjo parodyti pastatą kaip naujam vadovą, aš toks visiškai tik po studijų jaunas žmogus, čia su rankom rodau kairę, dešinę, čia bus tas, tokios salės, tos tuščios, tokios šaltos ten. Ir sakau, mes planuojam pastatą pervadinti Šiuolaikinio meno centrą. Aš suprantu, kad Šiuolaikinio meno Lietuvoje nėra, bet sakau, mes jį padarysim. Tai aš negaliu tvirtinti, kad architektūros Lietuvoje nėra arba kaip nors, bet žmonėm jie atsiras galbūt labiau. Bet tai, kad tas atsirastų tokio daugiau, turbūt sukurs stipri platforma domėjimus architektūra ir stipri platforma komunikavimo tarptautiniam lygmenį. Nes aš kaip minėjau, iš savo formų susitikimų labai nedaug yra dar šalių, kur turi būtent architektūrai skirtus tokius stiprius centrus arba muziejus skirtus, mes sudėtus. Vaizduojamame mene, ypač šiuolaikiniame mene, tai situacija kiek skirtinga. Ten buvo bumas tiesiog ypatingai per paskutinius kelius dešimtmečius tų naujų muziejų statybų su labai ambicingais architektūriniais projektais. Kitaip tariant, jie tampa tais landmarkais. Aš nežinau, kaip čia lietuviškai tas žodis labai... Miesto kažkokia dominantė, ta prasme, labai stipri. Žinai, Kęstuti, aš buvau sausio mėnesį Bankoke, naujam Šiuolaikinio meno centre, kuris gruodį atsidarė. Tai man jis pasirodė labai ne Bankoko gyventojams skirtas. Jis pasirodė skirtas gal Instagramo turinio kūrėjams, keliaujantiems kuratoriams, keliaujantiems kažkokiems meno gurmanams, bet tikrai ne vietos gyventojams. Nežinau, toks pasirodė labai tolimas nuo to, kas yra tas miestas, kas yra Tailandas. Tai man toks pasirodė gal iš to poreikio, kad miestas turėtų savo landmarką šiuolaikinio meno, bet turbūt jau šiek tiek išsigimsta ta tendencija. Galbūt buvo, pamenat laikas, vėlgi čia grįžtami panašų tą kitos kultūros sostinės laiką, kai buvo Guggenheimo tas / Ermitažo projektas, kuris
ko gero būtų buvęs toks irgi pirmo žvilgsnių įvertinant, toks kaip nusileidęs tas kosminis laivas, kad jis gal būtų skirtas tokia labiau kaip žinutė turbūt pasauliui arba labai turizmo pritraukti, kas nebūtinai yra blogai. Tik kad tuo metu tos ambicijos jos, galbūt netitiko realių galimybių ir panašiai sudėta. Bet mes tai turbūt kažkaip vis tiek įamžinsim savo pasakojime apie architektūros raidą Lietuvoje. Nebūtinai įvykę projektai yra pristatomi, bet irgi labai svarbus tokie. O dar, Kęstuti, dar toks tada klausimas į tą iš Šamaco pradžią. Tai tu buvai ir Šamaco kavinės koncepcijos autorius? Ne, kavinė kaip dalis infrastruktūros visą laiką buvo. Jinai suprojektuota Čekanausko buvo. Aš pakeičiau tiesiog galbūt kavinės veikimo principą, mes uždarėme tą pasmėjimą, jinai nebetapo tik žinybinė, nes jinai anksčiau buvo taip, kad tik tai iš vidaus patenkė ir veikia kartu. Tai mes tenais tiesiog uždarėme įėjimą iš foje ir atidarėme iš Rūdninkų gatvės pusės, kitaip tariant, tam, kad jinai galėtų ilgiau veikti ir galėtų labiau būti kavinė. Nes iš tiesų tokia, net ir Vilniaus naktinio gyvenimo istorija yra labai svarbus skyrius, turėtų būti parašytas būtent apie Šamaco kavinę ir ten įvykusias istorijas ir vakarėlius ir visą kitą, nors keičia ten ir tos operatorius, bet vis dar tokia labai svarbi vieta išlieka. Aš tikiuosi, kad nebus taip, kaip Vilniuje buvo, kad dažnai taksistai ir kiti žinodavo Šamaco kavinę labiau negu Šamaco, aišku, susidėta. Bet aš manau, kad tas paralelinis gyvenimas, kuris vykdavo kavinėje ir ypatingai įsitęsdavo į naktį, tai man keldavo pasididžiavimą. Aš sakau, kai aš važinėdavau kažkaip toj būtent pradžioj savo karjeros ir matydavau, kiek to yra naktinio gyvenimo įvairiose Europos miestuose ir kitur ir kaip pas mus jau trūko. Ir tada kažkokiu metu vis dėlto tai atsitiko ir Vilniuje ir prie to tikrai prisidėjo daug Šamaco kavinė, nes aš eidavau naktį pats jau pro šalį, pro Šamaco vakare ir matau, kad surikiuotos automobiliai šalia tos Šamaco kavinės ir ant jų stogų alaus bokalai stovi ir žmonės šnekučiuojasi. Tai man priminė kokį nors jau Porto, nežinau, Lisaboną būtų, tai gerai. Taip. Kaunas, aišku, truputį skirtingas charakteris yra, tarkim, Kauno centrinio pašto, nes tai yra nuostabus pastatas, bet jo lokacija yra visiškai labai centre. Tai jis neišvengiamai toks labiau reprezentacija linkęs, bet aš sakau, savo karjeroj turėjau jau tų keletą pastatų. Tai aš 2000 kažkur taip, man atrodo, 17 metai buvo, kai aš jau tikrai buvau rimtai galvojęs, kad su Šamaco viskas baigta, nes tai yra institucija pilnai gyvendinta ir aš tiesiog dairiausi, jau pradėjau tą classified sektorių skaityti šiek tiek. Ir tuo metu kažkaip netikėtai buvo ministrė Liana Ruokytė, jinai taip sakė, Kęstuti, gal tau būtų įdomu tokia Sapiegų rūmai. Sako, toks gražus pastatas, gal ar tau būtų įdomu išvystyti koncepciją ir reiktų tą namą įveiklinti, padaryti kažką. Ir tas mane sulaikė ir ilgam sulaikė, nes kol gyveninam tą projektą, bet dėl ko aš tai pasakoju, kad aš susidūręs ir su kitokio pobūdžio statiniais, ne tik su tokiais modernistiniais, kaip toks jau, kurių visiškai Čekanausko ta prasme. To tokio kartais vadinamo to tarybinio modernizmo atvejis ir jis tikrai labai sėkmingas, labai gražus. Ir tada aš taip staiga iš to tokio balto kubo, kuris yra ideali tarsi aplinka menui rodyti, pristatyti, tu patenki tą palaco situaciją, kaip mes čia venecietiškai terminą vartoju, į rūmų Sapiegų 17 amžiaus pastatas ir tada tas buvo labai įdomu, nes iš tikrųjų mes kaip institucija aš galėjom veikti skirtingais tokiais visiškai parametrais, profiliais, tokiais paraleliai, kad vieną projektą tu įsivaizduoji visiškai kaip baltoji erdvė, kitą dalyką kaip tu įsivaizduoji, jisai būtų rūmų, kurie labai įpareigoja, jinai pati labai stipri aplinka, kaip pasakojimas, kaip vyksmas. Tai dabar aš sakyčiau tokiam, kalbant apie Kauną, dar kitas aspektas, jis yra labai stiprus įdomus pastatas, bet mūsų, tarkim, projektas, galbūt mes čia dar atskirai kalbėsim jau Venecijai, jis yra, žinau, kad teko kalbėti su Andrium, kuratorium. Tai mūsų projekto tema yra desanctification, toks nušventinimas. Tai vėlgi mes apie tą paveldą irgi taip norim šnekėti truputį ir su tam tikra kritikos dozę ir su tokio blaivaus proto suvokimo, kad nes to paveldo ištisai daugėja kasdieną ir viskas ilgainiui tampa saugoma, prižiūrima ir kaip tame gyveni ir kaip tame veiki. Tai pašto tematika iš dalies keliaus ir į Veneciją tarptautinė auditorija, kas irgi yra tam tikra nusklaida, vadinkim, arba kalbėjimas ir bandymas pranešti tą džiugę žinią, kad atsiranda naujas žaidėjas šitame lauke, tarptautiniu mastu. Virginija paminėjau kultūrą ir tikrai būna, kad dar šalia kultūros kažkokia galerija yra. Ten galima kažkokiu parodų pažiūrėti. Taip. Ir norėčiau pastebėti, kad buvo tokia smagi kavinė Kipšas Velnių muziejaus Rusija ir erdvės vis dar liko. Žilinsko galerijai buvo naktinis klubas, užsidarė. Tai ką? Taip, tai kur, kaip
tu manai turėtų būti Čiurlionio muziejaus ir jo padalinių santykis su tom va tokiom nekonvenciniam labiau erdvėm skirtom pasilinksminimui, aptarimui įvykių, kurios galbūt tam tikrose sluoksniuose ir nukonkuruoja pačius muziejus ir galerijas. Ar bus kažkoks irgi dar atsinaujinimas Čiurlionio muziejaus padalinių ir šiuo klausimu? Labai visada apgailestavom, kad centriniam pastate neturim infrastruktūriškai galimybių kaviniai, kuri tiektų ir nors šiek tiek maisto, nes tiekiam tik tai kavą ir kokį saldėsi prie jos, bet reikia vis tiek įeiti į muziejų, norint į tą reikia kavinę įeiti į patekti. muziejų. Taip, bet Žilinsko galerijos rekonstrukcijoje numatyta restorano įsteigimas. Tai būtent ten tais paradiniais centriniais laiptais užlipus bus restorano erdvė, turbūt su lauko irgi vasaros metu lauko kavinė. Nes tai būtina socializacija ir tam geram tokiam dialogui tarp maisto kultūros, tarp žmonių pasibuvimo ir meno. Ir kiekvienam padalinėje tai būtų privalumas, ne visuose infrastruktūriškai jau tai įmanoma, bet kultūros kavinės fenomenas yra tikrai stiprus, tai mes kaip muziejaus vadovybė irgi žiūrime šitą situaciją iš tokio pasitempimo klausimo. Tai yra, kad kultūros kavinė veikia taip gerai, kad mes turėtume kažką daryti, kad veiktume ne mažiau prastai ir kad dalis nors tų labai gausių lankytojų kavinės ateitų į muziejų, kaip į tokią natūralią erdvę. O tai juokavom irgi prieš laidą, kad pinigai pašto rekonstrukcijai ir Žilinsko galerijos rekonstrukcijai buvo tuo pačiu metu paskirti, dar man rodo anos vyriausybės jau pabaigoje visai iš Europos fondų. Tai paštas jau apsiklijavęs tentais imituojančiais paštą ir darbai vyksta. Kada pabaiga numatyta? 27 vasarą. Tai čia visai greit, už metų. Už metų. O Žilinskas, girdėjau, kad vėl ten kažkokie gal performansai vyks dar rudenį, kad ten jau vis 6 metus jau neveikia Žilinsko galerija. Taip. Ir kiek ten jau buvo visokių, ir ŠMC renginys buvo su Malašausku, ten Marso vasara, kažkaip neatsimenu kaip vadinasi, bet buvo tikrai geras. Marsas sugrįžta, taip. Ir kiek jau Raudros festivalių ten įvairiausių, ir IPMA festivalis Svetlanos Baturos ten buvo. Tai aš jau girdėjau tikrai gandų, kad nebetvarkys. Tikrai mieste žmonės kalba, kad nebetvarkys to Žilinsko. Tai irgi nekaip iš tikrųjų. Esam tokiam prieš paskutiniam rangos konkurso etape, jaučiam susidomėjimą iš rinkos ir už savaitės plėšim vokus rangovo. Tikimės, dabar domisi apie 12, bet labai rimtai domisi 6 statybų bendrovės rekonstrukcija. Mes esam paskelbę sumą, kurią turime, tai visi, kas pateiks savo kandidatūrą, jie žino, kad turi tą sumą sutilpti. Ir tai nenumušė vis dėlto entuziazmo, tai mes irgi šiek tiek turim entuziazmo, kad pavyks sėkmingai pasirašyti rangos sutartį. Ir šiais metais tikimės, kad bus pradėta renovacija, jai reikės 2,5 metų. Vis dėlto Žilinsko galerija yra, turbūt 3-4 kartais didesnė plotų už centrinės pašto rūmus ir funkcijų prasme taip pat ten yra nuo administracinių iki saugyklų, iki restauracijos dirbtuvių ir parodų salių ir mes esam gavę finansavimą pirmam etapui. Tai kai prasidės pirmas etapas, ieškosim aktyviai finansavimo antram, tų fondų galimybių ir taip toliau, nes mūsų projektavimo darbai užtruko ir prailgėjo, nes pataikėme ant pasikeitusių įstatymų, kur tas pasikeitęs įstatymas mums pareikalavo dar 1 metų papildomam techninių darbų projektui parengti. Turbūt jūsų įstaiga prašoko būtent šitą momentą, o techninių darbų projektas tai reiškia, kad jau išėjom į rangą su tokio lygio projektu, kuriame suskaičiuoti varžtai ne tik tais bendros erdvės, bet kokios techninės medžiagos ir priemonės ir visos sąnaudos suskaičiuotos. Tai
Aš labai laukiu su Bžilinsko galerijos lygiai taip pat, nes manau, kad tai bus čia tas Kauno užbūstinimas iš vieno Iš vieno galo laisvės iš kito. To iš kito galo. Bet, Bet Virginija minėjote apie pirmą etapą, ar jūs planuojat gal atsidaryti etapais kažkaip, tada po pirmo... Tada atsidarysim, be 2 viršutinio aukštų. Bet aš vis tiek turiu tą tokią savo galvoje užduoti galbūt, nes mes šiek tiek prognozėse nukeliam tą terminą į 30 metų atidarymą, tai aš visą laiką svajoju, kad jau atsidarytų po 2 etapų, nors dabar tų tokių realaus pagrindo taip teikti neturim, bet vis tiek man atrodo logiška po tiek metų uždaryto pastato atidaryti jį pilnai funkcionuojantį visas patalpas, nes jau mums dabar kaip muziejui, kaip institucijai labai trūksta parodinių erdvių pagal tuos norus partnerių ir mūsų pačių savo kolekcijas paslėptas parodyti. Tai... Bet tai varžtais ir jūsų norais, bet žmonės, tapytojai, menininkai bėga iš Kauno, jauni menininkai vis dar bėga iš Kauno masiškai, nes tiesiog neturi kur eksponuotis ir kur reikštis apskritai. Bet Kotryna, biškai sustokim, muziejaus funkcija nėra jaunus menininkus kelti. Nėra, ir bet... tai jeigu mes tikrai darom jaunų menininkų programą, paveikslų galerijai, tai yra būtent to sąmoningumo ir indėlio į jaunų menininkų kelimą, palaikymą, bet iš tiesų galerijų ir šiuolaikinio meno centrų reikalas yra menininkus užauginti ir tada, kad muziejus juos įsigytų, rodytų ir jau keltų jų karjerą tam lygmenį. Tai yra daug grandžių. Taip, aš suprantu šitą, bet mes neturim šamat sovietinio. Tai ką daryti, kad vis dėlto tie žmonės nenorėtų bėgti. Kalbam apie pokytį ir atsigavimą ir visą kitą, bet faktas tas, kad žmonės išvažiuoja. Vakar susitikau vieną buvusią kultūros sostinės darbuotoją, kraustosi į Vilnių. Ką dabar daryti? Labai liūdna. Žmonės laisvi migruoti, tikrai taip. Ką reikėtų padaryti, Kęstuti, kad tu atsikraustytum į Kauną? Tai jau nemažai padaryta, aš sakyčiau. o laikas parodys, tiesiog aš aišku, kad nematau, tai nėra didelė atstumai iš tikrųjų, gyvenant čia gal sakyčiau, dabar taip kaip yra, tarkim, vis tiek aš daug laiko praleidžiu Vilniuje ir Vilniuje įvairiuose renginiuose tam tikros, iš tikrųjų, manau, atlieku geresnį darbą Kaunui, būdamas, gyvendamas Vilniuje ir dirbdamas Kaune. Atsimenu tą atvirkštinę situaciją, aš labai pritariu. Kai aš sutikdavau, tarkim, kokį, Virginijos pirmtaką, Osvaldą Daugelį, garsų direktorių, ta prasme, jis sutikdavo dažniausiai per kokius metus, kelis kartus per tuos įvairius kokiu nors ten Bastilijos dienos šventę, tenais ambasadoje vienokį ar kitokį priėmimą ar dar kažką, jie atvažiuodavo, apsisukdavo, pabūdavo tam renginį ir išvažiuodavo atgal. Dabar mano atveju, ta prasme, kadangi ypatingai dar leidžia šiais laikais, jau susiformavo įprašiai ir darbo nuotoliu, ta prasme, kur komanda gali susibėgti iš skirtingų pusių. Jo labiau, kad mano komandos dalis pusė Vilniečių yra, pusė Kauniečių yra, tai kas irgi turbūt Kauno institucijom nėra labai... Vilnius slapto ofisą. Jo, nėra taip labai būdinga. Tai aš sakyčiau, kad tas buvimas Vilniuje ten, kur yra ne tik tavo steigėjo, ta prasme, institucija, arba ten koks nors kultūros institutas, bet daugybė renginių, ar ta pati architektų sąjunga ten rengia, ar kiti dalykai, tai turbūt gal didesnis efektyvumas kartais yra iš to buvimo. O kad tu turi ofisą Kaune, turi komandą, turi susitikimus ir visą kitą ir neišvengiamai būni daugiau Kaune, tai aš sakyčiau, tas sukuria turbūt tokį patį efektyviausią įmanomą balansą. Iš tikrųjų, nes gal būnant Kaune, ypač kai jau yra tas nuėjęs dėmesys kultūros sostiniai kaip faktui ir dabar prisiminta, kad Lietuva turi ir kitų miestų ir regionų ir jiems daugiau dėmesio skiriama iš centriuko, taip sakant, tai gal ir visai iš tikrųjų patogiau yra būti Vilniuje, nuolatos priminti apie save, negu būti Kaune, būti valstybinė įstaiga, bet Kaune ir tikėtis, kad kažkas prisimins, kad tu esi valstybinė įstaiga. Turbūt Virginija susiduri su tuo, kad reikia vis priminti, kad čia mes respublikiniai, ne šiaip kokie kraštotyros, su visą pagarbą kraštotyros. Aš iš tikrųjų gal dabar ne taip ir jaučiu, bet aš savo tokiam nusivylimui tai pajaučiau visai dar nedirbdama muziejų, o Europos kultūros sostinės kontekste,
kai važiavau likti kaip ir advokatė dėl tos pačios Žilinsko galerijos, kuri atidaryta turėjo būti 21 metais ir turėjo būti jos patalpos naudojamos Europos kultūros sostinės parodoms ir jau tada 17 buvo užstrigę procesai ir vienas finansavimas gautas, bet neįsisavintas dėl projektavimo kažkokio neužbaigimo ar kažką ir važiavau kažkaip teirautis, kuo galim padėti, mes kaip tokie entuziastai, kuriems čia viskas iki šiol pasisekė, visus projektus laimėjom, visas paraškas parašėm ir visus finansavimus gavom, kaip čia gali būti. Ir aš tada koridoriuose pasivaikščius supratau tokį labai didelį nihilizmą ir nevertinimą šitos institucijos iš Vilniaus perspektyvų, iš ministerijos perspektyvų. Tai kas mane šokiravo, bet aš tada supratau tą realybę, kurioje gyvena Kauno įstaigos, kad jeigu tu nesi kiekvieną dieną akiratį, tai tavęs nėra. Mhm. Tai čia yra to proceso dalis, tai privaloma būti Vilniuje. Virginija, su tavim buvom tam pačiam renginy, kur nuskambėjo tas pats skaičius, man niekaip neišinantis iš galvos. 35 000 žmonių apsilanko per dieną. Kęstutis, spėk kur? Akropolėje? Taip, Kauno Akropolė. Ir šiaip iš tikrųjų man tai buvo kalba apie Kauno Akropolį kaip Kontempo festivalio partnerį ir kaip jie noriai įsileidžia spektaklius į savo erdves, į savo prieigas, bet ne tik Kontempo, yra buvo daug kitų puikių meninių projektų, ten įvairiausių iš Europos kultūros sostinė ta pačia ir toliau vyksta tie projektai, galbūt tai pramaišiui su labiau komerciniais, bet tikrai. Ir Akropolio valdytoja Brigita Kodytė taip labai iš tikrųjų taip gražiai pakalbėjo apie tą, bet mane tas skaičius tas, ir tu, Virginija, man sakai, jausi pas mus per ketvirtį tiek apsilanko. Tai iš tiesų, gal kažkaip, kaip tu, Kęstuti, matai tą bendravimą su labiau komerciniam institucijom, nežinau, gal ir statybų bendrovėm kažkokiom, bet turbūt su senukais nepradės Nacionalinis architektūros institutas partneriauti, gal kažkokias parodas. Kodėl ne, su džiaugsmu aš galėčiau partneriauti su senukais, nes senukai tai kasdienybė, kaip sakyti. Gal senukų prekybos centre galima kažkokį irgi instaliaciją įrengti. Ne, tai tas kojos iškelimas sveturis gal su laiku ir atsiras. Kažkaip mums dar vis tiek yra pagrindinis tikslas tai atverti pastatą, mūsų būsimą buveinę, tą prasme, įveiklinti. Dabar mes irgi turim tokių gražių pavyzdžių ir norų gal daryti kokį nors, kaip pavyzdžiui daro ten Serpentine Gallery, kokį nors paviljoną išorį ir kviesti architektą įdomu, bet pradžioje aš sakyčiau, mes turim vis dėlto pradėti nuo bazės, nuo to. O kad bus partnerysčių ir komercinių pagrindų, tai nebejoju. Jo labiau, kad ir laikai keičiasi. Aš sakau, ir mano paskutiniai, ta prasme, patirtis ŠMC buvo visai kitokios. Jeigu aš anksčiau būdavau ganėtinai skeptiškas, ta prasme, komercinių partnerysčių atveju, nesakydavau, kad labai daug turi investuoti savo laiko, asmeninio dėmesio ir labai maži pinigai iš to sugrįžta. Daugiau mes veikiam, kadangi turėjom puikų tokį tarptautinį renomę, mes greičiau gaudavom daug didesnius pinigus per įvairius tarptautinius fondus, ta prasme institucijas, kokį nors nesvarbu, ten jeigu darai ypatingai tų šalių, kurios jau turi tam išvystytą infrastruktūrą, koks nors ten ar Mondriano fondas, ar Pro Helvetia, ar ten visos tos institucijos. O su kokiu nors, aš atsimenu, ten tais laikais dar gudžiais, kokiu ten Snoro banką bandėm, ten koks nuhalino. O dieve, ta prasme, ir tiek tokių bergžių susitikimų ir po to supranti, kad nedekvatus ir jų lūkesčiai biškai sudėta. Tai dabar pasikeitė laikai. Dabar iš tikrųjų užaugo visai nauja, sakyčiau, verslo karta žmonių, kurie tikrai daug keliauja, mato ir lankosi tose pačiuose didžiuose muziejuose, renginiuose, operos pastatymuose ir taip toliau. Ir visai kita yra kalba su jais. Ta prasme, jie visai kitas vertes išbelgia iš to bendradarbiavimo sudėta. Tai mūsų paskutinis partneris ŠMC buvo RIFO, ta prasme, kurie irgi tokia nekilnojamo turto vystymo, ta prasme, bendrovė ir tikrai matėsi, kad nepataikauji kalbėdamas su jais, bet nes iš tikrųjų tai atsiranda ta partnerystė ir jie nori su tam kažką tai daryti, kartu nuveikti. Tai senukai gal čia toks, kaip mega pavyzdys labai yra įmonės, bet kad perspektyvoje ir ypač dirbant su tokiu labiau arčiau žemės rytimi, vadinkim, negu šiuolaikinis menas, architektūra, aš įsivaizduoju, galima turbūt kalbėtis. Taip, bet architektų tai daug renginių vyksta tik tai su statybos medžiagų pagalba. Patys architektai yra jau dabar kaip bendrovės pakankamai stiprios, kai kurios jos.
Kaip Virginija Čiurlionio muziejui sekasi tos labiau komercinės partnerystės? Manau, kad mes esam labai pradžioje ir turim tokią ambiciją ir tikslą surasti mecenatą muziejui ir bičiulių klubą, verslo partnerių klubą, kuriems galėtum irgi pasiūlyti išskirtinumą ir tam tikrą dėmesį. Tai vienas iš mano kadencijos tikslų turbūt yra tokį suburti ir tam tikrą biudžeto dalį aukštesnio lygio parodoms, nes ypač šitai daliai yra trūkumas biudžeto muziejuje sukurti, tai dar prieš akį. Kiek yra pavojaus vis dėlto vadinamajam artwashingui? Nežinau, kiek Kaune tai aktualu, bet Vilniui. Ar apskritai Lietuvoje galim kalbėti apie tą bandymą išsiplauti mundurą, ar netgi tiesiogiai kažkokius pinigus investuojant į meną, palaikant menininkus ir bičiuliaujantis su jais? Tai aš daug nesu tiesiogiai susidūręs, žinau, apie ką kalbame, ta prasme yra tų keletas pavyzdžių, bet tiesiog visuomet reikia atidžiau tikrintis tas galimas partnerystės, bet ką darant, ta prasme aš. Jeigu žmogus turbūt ateina ir siūlo savo pinigus, jau tada geriau jeigu nereikia kalbinėti, duoti pinigų, gal tada verta patikrinti, ne? Taip, ir nebūtinai tai būna susiję su kažkokiu tai netinkamu turiniu. Aš dar savo atsimenu, tokių turėjau atveju, kai kažkas ateidavo, tarkim, su kokiu nors politiniu fonu, ta prasme, ir lygiai taip pat sakydavo, kad mes čia labai koks nors jaunų menininkų arba mados dizainerių renginys ir mes norim paremti ir taip toliau, kai pasižiūri, kas už to stovi, ta prasme. Tai konkrečios partijos? Jo, taip, be abejo. O mūsų atveju čia Kaune, nė karto man neteko susidurti su pasiūlymu pinigų, nei Kauno Bienalei, nei Europos kultūros sostiniai. Tai neturiu praktinės jokios patirties su artwashingu. Ačiū, kad tokį įjungiai mygtuką, bet turbūt nesostinės institucijoms tai nėra taip. Čia yra gal apie mastelį, apie pasiekiamumą turbūt tas, tai bet gal viskas prieš akį su naujom ambicijom. Virginija minėjo, kad muziejus nėra atsakingas už jaunų menininkų ugdymą ir iš tiesų yra kitos funkcijos, bet įdomu, kiek NAI jaučiasi gal ir moraliai atsakingi už tai, koks Kaunas, o ir visa Lietuva bus, tarkim, po 30 metų, kokie tie miestovaizdžiai atsivers, nes gyvenam nuolatinėse statybose ir visi miestai taip gyvena, visada kas nors statoma, griaunama ir tai kiek yra noro tokio labiau pristatyti tą 20-ojo amžiaus, kaip čia viskas vystėsi, o kiek yra noro. Man, pavyzdžiui, labai gal noris irgi pagirti Mažojo architekto vaikų architektūros festivalį, kuris vyksta jau kelinti metai ir jaunos architektės iniciatyva ir pirmas pašte buvo, paskui mokslo saloj, kur ten tai tikrai yra ta ambicija, kad gal ne tiek, kad vaikai rinktųsi architekto profesiją, bet kad jie suvoktų, ko galima reikalauti iš architektų ir kaip tas miestas visas konstruojasi. Tai įdomu, kaip jauna institucija, kaip jūs matot savo atsakomybę čia. Tai bet kokios turbūt stambesnio plano institucijos, o mes tokia kaip ir ketiname tapti, tai yra labai daug tų, vadinkim, krypčių ir jos visos yra paraleliai svarbios. Pasme, tai jeigu mes kalbam ar apie tą, tarkim, parodinę programą, ar apie viešą apskritai programą, pokalbius, diskusijas, paskaitas, arba gal edukacinę veiklą, darbas su vaikais, tai vienas iš tikslų, aišku, kad yra bendrai vystyti tokį architektūrinį raštingumą visuomenės, kad daugiau pradėtų suvokti, kad ta aplinka, kurioje mes gyvename, jinai labai svarbi yra sudėti. Ir aš atsimenu tos pokalbius, kai būdavo klausima, ar menas gali pakeisti pasaulį, ar kaip nors įtakoti. Tai toks būdavo labai, turbūt, dviprasmis galėtų būti atsakymas, iš dalies taip, bet didžiąją dalim ne. Tai architektūra tai tikrai gali keisti pasaulį ir keičia stipriai sudėta. Tai aš sakyčiau, kad tai ilgalaikiai procesai, bet ir dėl to mums turbūt yra svarbu vėlgi kažkokius apeliuoti kartais ir autoritetus ir iš pasaulio atsivežti ir rodyti. Ir iš dalies mes jau dabar tai vykdome, tokią švietėjišką tokią programą, kuri, vadinkim, kad ir su labai minimaliais resursais, su mūsų tokia laikinom erdvėm, tai ta prasme, kai kviečiami
kviečiame architektą arba architektų biurą arba architektūros kritikai kalbėti apie savo praktikas, pristatinėti, nes tuo būdu tu iš esmės tu transliuoji žinutę, kas yra pasirinktinai transliuoji, kur tu iš esmės tu kuruoji tos procesus. Kokie dalykai galėtų, į ką vertėtų atkreipdėmės arba labiau įsigilinti ir tai gal galėtų tapti sektinu pavyzdžiu kažkokiam jauniem architektam arba panašiai, arba inspiruoti, tai nebejotinai tai yra dalis mūsų tikslo pagrindinio, ką mes čia kuriame, nes kai mes jau turėsime savo platformą tokiam pilnam mastelį, aš kalbu apie paštą, kai jau sakau, neturim 3 konferencijų salės, rezidencijas ir visą kitą, tai visą tai bus užkurt galima visai kitokių lygmenių ir tempų, bet kad į tai keliausim, tai savai mes suprantam, aš būtų keista kažkaip kitaip galvoti. Apie tą bienalę Venecijos, tai buvo toks kaip ir primestas jums uždavinys, kad nuo šiol VNI bus atsakingi už Venecijos architektūros bienalę. Noriu patikslinti, kad ne Venecijos bienalė ta, kuri dabar vyksta, bet ta, kuri kitais metais vyks Venecijos architektūros bienalė, kad jūs kaip nauja įstaiga perimat tą ir išrinkimą paviljono vadovo idėjos ir tą visą priežiūrą. Nes mačiau, kad dabar jau ir tarptautinių ryšių atstovo ieškoma jau ir ten visai kaip, jo. Tai kaip čia, tas irgi dar paštas neatsidarė, bet jau... Tai būtų labai savoka, netiksli, netikrai. Taip. Aš net savo programui perspektyviniai, kai dalyvau konkursą dėl pareigų Nacionalinio architektūros instituto vadovo, ta prasme, aš jau buvau įsirašęs tai, kad mūsų galėtų būti vienas iš ambicijų arba tikslų perimti šitą sritį. Nes yra kaip ir logiška, ypatingai turint tokį darinį, tokią specializuotą instituciją, specialiai architektūrai, ir tada yra daug šalių, kur tiesiog to nėra, tai tada natūraliai tai atlieka ministerijos, kaip pas mus kultūros taryba buvo, arba kultūros institutas įsikūręs. Tai koks nors, nežinau, ar ten British Council, tarkim, nuo Britų organizuoja ir panašiai, bet turint architektūrai dedikuotą instituciją, tai yra, žinoma, tai yra tam tikras žinių laukas, bagažas ir patirtis, kuri persideda iš metų į metus, tai iš esmės pasaulyje yra daug tų modelių skirtingų, kaip šalis atstovaujama Venecijoje, kaip vyksta organizacija visa to projekto pristatymo, tai čia irgi nėra kokia nors naujovė, yra pakankamai irgi ne viena šalis, kur ta prasme lygiai taip pat yra deleguota konkrečiai institucijai. Pavyzdžiui, Varšuvos atveju, tai man atrodo Zachenta nacionalinė galerija, tik tiek, kad tenais jinai ir kiek aš suprantu, jinai turbūt daro ir architektūrą, ir vizualius menus, ta prasme, jeigu neklystu. Estijoje yra atskirta, tarkim. Šiuolaikinio meno centras daro tik tai vizualių menų. Tai mūsų atveju aš manau, kad yra paprasčiausiai tariant, yra logiška ir tikiuosi, kad tai pasiteisins, bet tai yra tik pirmieji žingsniai, tai dar labai svarbu. Pirmas tas pasirodymas, kad jisai būtų pavykęs. Ir mes jau pradėjom jau pernai nuo pusryčių, nuo tokio tiesiog anonso, kad mes tokie esam ir kad pranešėm tą džiugę žinią, tuo metu jau ministras Birutis, man atrodo, buvo, kur jau buvo žinoma, tai iš tikrųjų, kad tai yra ketinama perduoti, kol formaliai tai jau nevyko, perduoti tą mums kaip tokią užduotį, kad nuolat, ta prasme, būti atsakingiam ir atlikti tą tokį užsakovo vaidmenį. Tai pirmą kartą mes patys bandom kaip institucija pilnai organizuoti ir gyvendyti, bet ateityje, aš manau, susikurs tam tikros taisyklės ir tas galbūt vyks tokiu labiau atviresnio kvietimo būdu. Virginija, gal ir Čiurlionio muziejus turi tokių ambicijų kada nors pakuruoti Venecijos bienalės paviljoną. Bet norėjau įsiterpti, kad šiaip dailės bienalės dalį Venecijoje perima Lietuvos kultūros institutas ir jau jie nebe per kultūros tarybą vyks konkursas, bet jų viduje. Ir tai labai priduoda daug stabilumo, tą visą perdavimo, patirties perdavimą, nes Venecija yra ambicingas projektas, kai neturim savo paviljono kaip šalis. Dar be to Lenkija turi savo paviljoną nuo tarpukario statytą. Tai ir turi stabilią instituciją, kuri metai iš metų komisariauja. Tai yra, turi visus ryšius su centriniu bienalės biuru ir tai lieka jiems meninė idėja įgyvendinti. O Lietuvai kiekvieną kartą nauji infrastruktūros iššūkiai, naujas pastatas, nauji trūkumai to pastato, infrastruktūra ir žinomumas, kaip ir traukti kiekvieną kartą į kitą vietą pas save. Tai nežinau, tai dalyvauja įvairios institucijos šituose konkursuose, nesu įsigilinus dabar, ar LKI kaip institucija pati imsis visą laiką komisaro vaidmens ir kvies tik tais meninę idėją ir kuratorių,
Aš įsivaizdavau taip, bet kažkur girdėjau irgi podcastuose, kad jie galbūt sudarys platformą įstaigoms aplikuoti, ne privatiems kuratoriams, bet negalėčiau plačiau komentuoti. Kiek apskritai, nežinau, ta bienalė šiemet tai tokia irgi skandalas ant skandalo ir gal apskritai nebeverta taip fokusuotis, kad čia toks svarbiausias tas įvykis, kad čia Lietuva turi vertą, ne? Nepaisant visų tų nesklandumų. Tai tas pats, kas nebūtų verta mums fokusuotis į olimpiadą. Tai tiesiog yra kanonas, vietos, ar ne? Taip, nėra kitos vietos šiuolaikiniam menui būti. Net jeigu Rusija sugrįž pilna koja, vis tiek Lietuva turėtų dalyvauti, manai? Nu, čia yra jau politinis klausimas tikrai. Nu, tai man tavo nuomonė įdomi. Tiesiog. Jeigu, tarkim, po 2 metų Rusijos paviljonas atidarytas, rusai važiuoja, ką daro Lietuva? Nu, bet šiemet irgi atidarytas. Lietuva dalyvauja su savo statementu, su savo akcijom, piketais ir įvairiais kitais dalykais. Tai turbūt tų kuruojančių įstaigų irgi atsakomybė tą koncepciją galvoti, dėliotis tarptautiškai. Olimpiadas irgi vyksta. O Kęstuti, nežinau, kokia būtų naujai pozicija, jeigu mažasis Kremlius pastatomas Venecijos architektūros bienalėje. Ką jūs darote? Beje, ar Kęstuti žinot dėl kitų metų, ar ir architektūros bienalėje Rusija dalyvauja? To dar nežinau, nes visa diskusija vyko apie šiųmetinę, ta prasme, bienalę ir poziciją. Tai buvo ne tik Rusijos klausimas ir Palestinos labai buvo svarbus dalykai, bet aš turėjau tokį kaip ir vidinis susirašinėjimas su savo kolegomis komisarais, vadinkim, kitose šalyse, Estijoje, Suomijoje, būtent dėl Rusijos. Tai nėra labai lengvas klausimas, nes aš taip, aišku, neskaitant to, kad tai būtų mūsų pirmas išstojimas, tai yra labai jau svarbu, būtų apmaudu atsisakyti jo. Bet yra ir tokių atvejų buvo, pamenat, Raimondas Malašauskas, kuris buvo paskirtas Rusijos paviljono kuratorium 22 metais, kuris turėjo vykti, ir aš pats atsimenu, Raimondus skambinau, tuo metu buvo Briuselį, su Raimondai ir sakau, tau reikia trauktis, dėl to, kad negali. Kitaip ir tai ir padarė, tai buvo labai procesas jau beveik jau įpusėjęs ruošimo. Mūsų atveju gal tai būtų paprasčiau ir aš žinau, kad yra tokių bandymų ieškotis alternatyvų ar pasprendimų, net per Europos Sąjungos ir įvairias struktūras, bet sukurti alternatyvų renginį tokiam senam banginių kaip Venecijos bienalė, tai yra tikrai labai sudėtingas atvejis. Ir aš sakyčiau, kad mano požiūris būtų labiau nuosaikus. Aš tai siūlyčiau vis dėlto ieškoti kažkokio bendro suvienito pasisakymo arba pozicijos išreiškimo, ta prasme, Rusijos atžvilgiu. Tai tikrai koordinuoti ir kažkaip padaryti konsoliduotai ir aiškiai ir tvirtai. Bet mūsų nedalyvavimas, ypatingai jeigu būtų sporadiškas arba fragmentiškas kelių šalių, jisai tik tai Rusijai turbūt būtų tik į naudą, mano supratimi. Tik tai galbūt dar net ir pasidžiaugtų, kad dar kartą parodė, kas yra galios pozicija, tai kas mes sudėta. Tai aš šitoj vietoj sakau, esu turbūt toje pusėje vis dėlto stovyklos, kur sakyčiau, kad kol kas dar tęsiam santykius su Venecija. Turbūt tie atsakymai yra labai aiškus, kai tu nesi viduje, ne? Ir nežinai, kaip viskas vyksta, ir nežinai svarbumo ir kaip viskas iš tiesų gali būti radikalus, kai nedirbi tame. Ir tada žinai, kaip turi būti viskas. Dar atsiminiau vieną iš tikrųjų kultūros sostinės įvykį, kurio atgarsio šiemet pasigedau. Ir tai irgi susiję ir su politiniu kontekstu dabartiniu Europos. Senosiose Kauno kapinėse buvo labai gražus renginys istorijų festivalio metu, kai visų konfesijų dvasininkai buvo kartu ir choras giedojo ir netgi plokštelė buvo išleista ir buvo prisiminta ta sudėtinga tos vietos istorija, kai buvo iš tiesų ketverios kapinės liuteronų, stačiatikių, katalikų ir musulmonų. Ir buvo labai tikrai gražus renginys ir tikrai ta vieta tokia ir sakrali ir dabar tai yra parkas, bet jisai toks, ir dabar visai neseniai buvo tas nesusikalbėjimas, gal aš tai pavadinčiau, kurį paskui žiniasklaida pavertė skandalu, dėl to, kaip dera elgtis mečetės teritorijai, prie mečetės. Ir galvoju, velnias, bet taigi mes prieš kelis metus ten stovėjom ir buvo giedama ir buvo viskas gerai. Kodėl mes neatsimenam, kodėl ta atmintis istorinė yra tokia trumpa? Galvoju, gal per mažai vis dėlto kasdienybėje kauniečio
yra tos multikultūrinės Kauno istorijos. Nu, iš tiesų, vis dar stebina žmonės, kas tas Zamenhofas, kas tas Mapų, kur turim tas porą gatvių, žmonės kažkaip visiškai niekaip nežinau. Tai suprantu, kad tikrai nei vieno iš jūsų institucijos atsakomybėje tai nėra. Čia labiau gal jums kaip žmonėms, kaip visiting professor ir kaip kaunietį klausimas, kaip mes galėtume vis dėlto kažkokiais neprovokatyviais, neradikaliais būdais tą atmintį žadinti ir prisiminti, kad vis dėlto net prieš 100 metų Kauno savivaldybės sudėtis tarybos buvo daug margesnė ir kažkaip sugyvendavo tie žmonės. Net ir tas tarpukaris buvo taip pat labai nestabilus juk pasaulyje. Tai nežinau, kokios jūsų mintis šiais klausimais. Gal norėčiau sugrįžti tos 2019 ir nuostabų istorijų festivalio renginį, kur Vidmantas Bartulis beje sukūrė paskutinį savo kūrinį chorui ir kuriame taip įspūdingai dalyvavo Varnos. Beje, mes dabar paskutiniam Kontempo tam Roze festivalyje balandžiai dalyvavo, kurie natūrali Kauno Grūdų aplinkos dalis. Taip. O to parko natūrali dalis yra Varnos. Ir beje choristai karkė kaip Varnos, bet Varnos atkartojo ir atsiliepė chorui į tą kūrinį. Jis beje buvo tik vienintelį kartą atliktas, paliko neišdildomus jausmus tiem, kas dalyvavo. Dalyvavo kokie 200 žmonių. Mums, kurie dalyvavom, tai gyvenimo įvykis. Man atrodo, kad labai daug. Nebuvo ten daug. Man atrodė per mažai pagal tai, ką aš ten išgyvenau. Ir simbolinė prasme labai didžiulė, bet Europos kultūros sostinėje ta atminties biuro programa Daivos Prais kuruota, jinai buvo, manyčiau, moraliai pati svarbiausia, tokia labai giliausia ir įgyvendinta renginių keli šimtai atminties tema, labai reikšmingų didelių, bet neužtenka, reikia toliau tęsti šitą kalbėjimąsi. Net pakeisti savo sąmonę nėra taip lengva. Jau Lietuvos sezono Prancūzijoje metu Paryžiuje taip pat ieškojom partnerių įvairiem projektam. Aš norėjau vieną iš Kauno pervežti, būtent Jenny Kagan Out of Darkness arba iš tamsos projektą, parodyti vienoje iš žydų atminties institucijų Prancūzijoje. Ir ta proga Paryžiuje į vieną Shoah muziejų buvome užėję. Ir vadovė sako, beje, grįžtant, būtinai kieme apžiūrėkite, ten yra lietuvio kūrinys labai nuostabus. Ir visą tą vizito laiką man galvoju sukosi, kokio čia lietuvio gali būti Paryžiuje kūrinys. Ir atspėkit, kieno ten buvo kūrinys. Arbit Blato. Ir prancūzams yra visiškai normalu, kad tai yra lietuvio kūrinys, o mums lietuviams ne. Ir man jau pabaigusiai Europos kultūros sostinę žaibas trenkia, kad mes skirstome savo žmonės, tai tie, kurie žydų kilmės, tai net neįskaitome į savo meno istoriją, bet kaip profesionalai, nors atrodo kitus dar mokėm to, kad čia mes visi viena pilietinė visuomenė ir taip toliau. Ir savimonės mums trūksta apie savo istoriją ir tas Kaunas kaip lietuviškiausias miestas, tai turėtume nustoti tuo didžiuotis, nes tai yra trauma. Tai yra trauma. Taip. Kaip pagalvoju, kiek kainavo žmonių gyvybių tas faktas, ta statistika. Kęstutis sakė, kad negali menas pakeisti pasaulio, bet gal vidinį pasaulį gali pakeisti. Tai taip, tikiuosi, kad priklausomai nuo žmonių, kiek jie nori to patys, arba kiek bando pajausti arba įsigilinti kažką. Aš laiką sakau, kad man menas yra tas, kuris verčia apie jį galvoti arba atsiminti dar kartą sugrįžti. Tai tada vyksta procesas kažkoks, nes yra labai daug ir to paviršiaus, labai greitai praeini. Ir net ir to festivalinio arba tokio sambrūžio, visko gražaus ir panašiai sudėta. Tai sakykime, kad geriausia, kai tiki, kad gali pakeisti. Pabaigai gal kažkaip reikia pasikelti ūpą šiek tiek, čia visai nuėjom į kažkokius radikalumo aptarinėjimus. Pakalbėkime apie nuostabės Kauno vietas. Man visada smagu kažkaip tokių, apie laisvalaikį labiau gal kažkokius, nežinau, ar turit mėgstamas gatves, kuriamis mėgstat prasieiti, pasigrožėti. Spėju, kad Kęstučio atveju Žaliakalnis bus, bet gal Virginijos Panemunė, pavyzdžiui, nežinau. Aš vis dėlto visur svečius ir pati labai mėgstu vesti svečius kažkur Kaune, kad praeičiau tuo tokiu maršrutu nuostabi nuo Kauno pilies per Mažąjį Vatikaną.
Iš pradžių į Santaką, tada pro Mažą Vatikaną į Senamiestį. Gal papasako, gal ne visi žino, kas yra Mažasis Vatikanas. Tai yra pro Jurgio bažnyčią, galima patekti į tokį uždarą gana kiemą Šventos Trejybės bažnyčios ir seminarijos ir vienuolyno, ir ten yra mūsų beje kardinolų berods namai ir viskupų, kur gyvena, katedros visa bendruomenė, ir išsimuši pro tokį bromą tiesiai į Senamiesčio aikštę pagrindinę, Rotušės aikštę. Bet tikrai ne visi žino tą praėjimą, bet jis toks nuostabus, kad per jį gali papasakoti visą Lietuvos istoriją su Jurgio bažnyčia, kuri buvo sovietmečiu paversta parašiutų sandėliu. Aišku, nuo Santakos pradedant apie visiškai dar iki krikščionišką Kauno laikotarpį, kur išlikęs dar aukuras, būtent dėl saulėlydžio ir tos geografinės įspūdingos Kauno kūrimas perspektyvos. Visi Kauno kūrimasi sluoksniai per tą trumpą maršrutą, kol pereini nuo Kauno pilies Santakos iki Laisvės alėjos, gali tą miestą, koks jisai buvo anksčiau ir koks jisai dabar yra, su Laisvės alėja ir prieigom patirti, bet mano toksai geografinis gal orientyras, ir aš pati pastebėjau, ką visą laiką labai mėgstu iš Kauno fotografų archyvo parsisiųsti į savo telefoną, tai yra Prisikėlimo bažnyčia. Ir iš visų pusių miesto jinai matosi, net iš Panemunės, kur aš gyvenu, ir jeigu einu pasivaikščioti prie Nemuno ar link Napoleono kalno, nuo visur matosi jinai. Ir dabar man einant į darbą per Vienybės aikštę, visą laiką stengiuosi svečius ne pakampiam pravest, o pastatyti į vieną vietą konkrečiai ir prašyti atsisukti ir pasižiūrėti mūsų tautos stebuklą, kaip tokio bendruomeniškumo pavyzdį, nes ji buvo pastatyta tik tais žmonių aukomis privačiamis, nespėta konsekruoti 39-ais, po okupacijų visų paversta sovietmečių radijo gamykla, ir nepriklausomybė atstatyta, pradėta atstatinėti pačiais sunkiausiais laikais, tai blokados laikais, kai žmonėms buvo sunku įpirkti bet ką, bet prie duonos kepaliuko visi pridėdavo kažkiek iš pradžių kapeikų, paskui žvėriukų, paskui jau lito centų, kad tą bažnyčią atkurtų ir atstatytų. Ir tai man yra Kaunas ir šiaip Lietuva. Va. Kęstuti, ar atmuši šitą? Oi, Koks tavo koziris bus? Apie tą pačią Prisikėlimo bažnyčią, tik iš kitos perspektyvos. Man labiau patinka pasikelti liftu ir pasižiūrėti Kauno panoramą. Tai aš tiesiog ne kartą tai sudaręs, ir ypatingai netgi, jeigu atsivežu savo šeimą, savo mažą vaiką žiemos metu, tai yra nuostabus dalykas. Ta terasa, ta prasme, pakilus nuo Prisikėlimo bažnyčios, tai yra kažkas tokio. Bet aš aišku, Kauną vėlgi, kadangi aš tam esu santykė, kad aš jį atsimenu vis dėlto, bet kartais tokį turiu jausmą, kaip tie kino filmuose tie migrantai sugrįžę ten į tėvynę po ilgo laiko, einu kažkokiam vietom ir vis kažko tai bandau surasti, ką ir pamenu. Aš jaunystėje labai mėgau, pavyzdžiui, kokio nors Kauko kavinėje lankytis. Išvažiuojant dar būdavo dar toks piknaudžiavimas tom galimybėmis, kai jau mokyklinę formą nusiėmė, ta prasme, ir apsidengi kažkaip solidžiau, ta prasme. Tai turėdavai kažkokio ten. Aš dargi netgi mažai dar kas gal apie tai yra girdėję, bet aš kokioje ten 10-11 klasėje paskutiniais metais dar kažkiek uždarbiaudavau, vesdavau diskotekas, buvau tos disko žokėjim. Didžiai. Josvainis važinėdavau. Josvainis? Jo, ir ta prasme tose Josvainiuose kažkiek tai ten gaudavai. O kodėl Josvainis? Tiesiog kažkas užrodė, ten tokie kultūros namai, kur vykdavo, ir tas didžėjaus darbas, tai nebuvo didžėjaus, kuris dabar miksuoja tą muziką gyvai, būdavo iš tikrųjų atsivežama muzika, tose dar magnetofono juostose. Tu turi pagalvoti visą programą, kas po ko vyksta, ir tu pats turi komentuoti. Tai aš dar turėdavau vėlgi iš tos pačios ten tetų iš Amerikos atsiųstų kokių nors ten Star žurnalų ar kitų, kokių nors ten toks geltonos literatūros istorijų, turėdavai kažką pranešti apie kokį nors vieną ar kitą garsų muzikantą, tam, kad užkurti auditoriją. Ir net negana to reikdavo pačiam, kad išeiti ir šokti pirmam, kad užkurti vakarėlį, išvežti. Tai ten viskas nebuvo taip paprasta, po to tos istorijos su tais pirmaisiais išvedimais šokti komplikavosi, nes jau vietinė bendruomenė, kaip sakyta, vyriškoji pusė sunerimo, ką čia tie Kauno
savo diskotekininkai sau leidžia, bet aš čia nukrypau šoną, kad kada sakau, man tai yra kai kurie dalykai brangus, dėl to, kad aš atsimenu, kad grįžus, tarkim, iš jos vainių, eidavai kokią kauko kavinę, ta pasme, gerdavai tą tarybinį šampaną ir viskas jau ten gerai būdavo. O koks buvo tavo Turėjau draugę pseudonimas? Jablonskio mokykloje netoli, ta pasme, ten viskas, tie bat keliai man pravaikščioti būdavo. O tu turėjai kokį nors didžėjaus pseudonimą ar tiesiog? Ne, tuo metu turbūt gal tokio ir nebuvo, būdavo svarbiau turėti savo šviesos muziką, atsivežti Tu turėjai visą tą. bliksinčias lempas, ta pasme, magnetofonus. Ir aišku, labai daug laiko praleisdavau įvairiuose tose tokiuose tuo metu nelegaliuose, aišku, kažkokiuose studijuose, kur kažkas gaudavo pirmosius įrašus, jos ten daugindavo, tiražuodavo, tai ateidavai ten su kiaurom kojinėm sėdi prie stalo, ten linksi galvoja, ar čia šitas tinka, šitą įmu, to ne, ir taip toliau. Tai to tokio verslumo, ta pasme, Kaunas mane įskiepijo tikrai ir aš jau anksti tai pradėjau daryti. O kokia tavo muzika tuo metu mėgstamiausia buvo? Kas Depešai? Tai čia buvo tas early 80s, vadinkim, tai viskas, kas tuo metu buvo. Man pačiam asmeniškai labai patiko tokia visai ir tos naujos bangos, tokių punkų, kaip buvo tokia, jeigu pamenat, grupė Vokiečių trio, pavyzdžiui, kur da. Tai tokia visai dalykai, kurie galbūt susimiršo, aišku, tuo metu buvo ir Depešai, ir kitos turbūt grupės, aš dabar bijau išvardinti, bet aš atsimenu, kad dar ankstesnė laikotarpį, kai buvo visai ta populiarioje kultūroje, tarkim, kokia nors hiperbolė dominavo, ne, tai su klase mes turėjome sporto halėje koncertą ir ten dainuoja tas garsiuosius šlegerius, o aš tiesiog neapkenčiau tos muzikos, aš tuo metu jau iš savo vyresnio brolio turėjau ten kokią lekciją, kokios nors, vokiečių krautroko arba kokios psichodelinės muzikos, kokią nors Ken klausiau, netgi, savo, tu pasme, jau ne, muzika, tą vadinkim, šokių muzika, tai buvo jau toks verslas, jau uždarbiavimas sudėta. Ir įsivaizduokit mane, kai aš klausytojas esu kokios nors tokios psichodelinės muzikos, nusiveda sporto halėje koncertą, hiperbolės, ir visi linguoja, tu negali nelinguoti ir tave daužo, tai su pečiais stovėdavau toks, kaip būna tas paauglys, toks paraudusi veidų įpykusi sudėt. Tai va, tai aš sakau, kartais muzika gali kelti prisiminimus, kartais muzika gali diktuoti tam tikrus maršrutus mieste, kai vaikštai. Tu kažkokius dalykus atsimeni, pas kokį įrašą gavai, kokia istorija nutiko, galų galia visos meilės istorijos, pirmieji bučiniai kokie nors ten gatvėje ar dar tie dalykai, tie stipriai veikia atminti ir kai ko neberandė, tiesiog dėl to, kad natūralu gyvenimas keičiasi, tiek metų prabėgo. Nelikė ne pėdsako tų dalykų, bet eini ir kažkas vis tiek suskamba, ar ne? Suskamba, bet sakau, aš tai nereiškia, kad iš tos A klasės aš vis tiek, sakau, kai jau pasirinkai kokią nors, tarkim, menotyros profesiją, kuri labai nebūdinga ir Kaune mažai kas tuo metu žinojo, aš savo broliui turiu būti dėkingas, nes esu tą istoriją pasakojęs, kai aš jo klausiau, kas iš vis ta menotyra yra, ką ta meno istorikai daro sudėję. Nes aš labai norėjau studijuoti grafiką, tuo metu aš gerai piešiau ir lankiau ten 4-metę ten Kaune meno mokyklą, toliau tai sudėta, tai buvau toks iš geros šeimos, toks gerų tėvų vaikas, bet sakau, kartais pagrojantis savaitgaliais. Tai ties prisiminimai susiveda į to, sakau, Ježolino, kokius ten dainų slėnio dalykus. Aš lygiai taip pat girdėjau, kadangi Kotrynos pasakojama apie tam tikrus trumpus takelius iki geležinkelio stoties. Tai man tas nubėgimas būdavo irgi visą laiką per tą veduką, kad suspėti į traukinį ir važiuoti paskaitas rytais, aš labai atsimenu tos trumposius kelius, kaip nusileist nuo kalno. Tai dabar kartais atvažiuoju, jeigu su traukiniu, nebe su mašina, tai aš kartais net sąmoningai galvoju, būtų faina vėlgi nueiti tuo pačiu keliu ir atsiminti, kurio tu įėjai. Taip. Gerą temą uždavė apie vakarėlius. Tai kokie geriausi Kauno barai, Virginija, šiuo metu? Kur nusivedė jau po visų oficialių dalykų svečius? Aišku, kultūra, Vingių Tupingių. Dabar Zachentos vadovė, kai buvo atvažiavus, po renginio aišku ėjome į Donelaičio tiesiog pavalgyti, bet sakau, jeigu jums dar trūksta pabuvimo, tai pakeliu į viešbutį Vingių Tupingių ir nenusivylė. O tu Kęstuti, jau kai užsibūnė, sakei, su nakvynė Kaune, tai koks geriausias baras dabar? Gal ne baras, bet mes tiesiog, kadangi Kęstučio gatvėje įsikūrę esam ir nuolat kažką tai naviguojam, mėgstam su komanda ir dabar turbūt neužilgo tai darysim, eit kartu pietauti. Sudėję, tai man didžiausias atradimas yra ten turbūt Miško gatvėje yra toks technikumas, ten ir jų yra valgykla, kažkas nerealaus yra. Tai yra, čia yra tas tikrasis gerasis Kaunas, kur tikrai dirba puikiai moteris, gamina nerealių tempų. Gera kokybė maisto, kainos kažkokios nesuvokiamas. 2 eurai. Ten 2 eurai, jo, jeigu jau sumoki 3,60, tai jau ten susirba su viskuo. Dabar atostogauja. Jo, dabar atostogauja, tai yra kažkas, tai man, bet tai yra didesnė atradimai. Šiaip sakyčiau, tokia kulinarinė
kultūra, dar galimybėmis, dar Vilnius vis tiek dar gerokai prieki yra, lyginant su Kaunu, bet aš, kiek suprantu, atsiranda tų vietų ir aš kartais kažkokią vieną kitą čia turėjau degustacinę vakarinę, dabar buvau su savo klasiokų susitikime, kur vėlgi susitikom jau ten po nežinau kiek metų, bet mes baigėm tą mokyklą. tai buvau maloniai nustebintas, kad ta prasme viskas tvarkoj yra, bet turbūt tai dar nėra stiprioji pusė, dar yra kur vystyti. Bet yra va to tokio vintažinio. Bet to vintažinio ir jisai yra va čia tas, kaip sakiau, tas kaunietiškumas, tas suveikia tą tikrąją gerąją prasme, kur taip viskas yra labai pragmatiška, praktiška, bet tuo pačiu ir supranta, kaip turi būti dalykai padaryta. Tai aš negaliu stebėtis laiko tom moterim, kurios aptarnauja tą prasme toj kaviniai, mūsų pavalgykloje, paninkim sudėta, kad kaip jos gerai dirba savo darbą. Tai gerai, manau, galėsim pratęsti, kai prasidės jau mokslo metai ir vėl veiks, tai galėsim trise nueiti papietauti. Nekantrauju. Virginija, tu statai, bet ten tikrai labai pigu, žinok. Gerai, statau. Tai labai ačiū Virginijai Vitkienei iš Čiurlionio muziejaus vadovai ir DJ Kęstučiui Kuizinui, Nacionalinio architektūros instituto vadovai. Tai, manau, susitiksim atidarymuose, įkurtuvėse, kavinėse ir toj slaptoj valgykloj. Kaunas pilnas pokalbių klubas. Noriu padėkoti mūsų įkvėpusiems ir mūsų filmuojantiems Studio 101. Čia Vilko fabrike būtų, manau, kad įdomu ir plačiau apie šią lokaciją kažkada pašnekėti Vilijampolėje. Ačiū Gėlių bistro iš Žaliakalnio už dar vieną nuostabią puokštę, kuri kaskart vis kita ir paskui puošia mano valgomai. Ačiū Meno parkai mūsų naujiems bičiuliams už Vytauto Povilaičio paveikslą, kuris papuošė mūsų diskusiją. Manau, kad labai čia į temą. Tavo pirma darbovietė Meno parkas. Tai foteliai iš Old Refreshed patogieji. Ir be abejo, Kaunas pilnas renginių, Kauno menininkų namai, mūsų žurnalo leidėjai, palaikytojai ir šios tinklalaidės taip pat palaikytojai. Tai jeigu nežinote, kur eiti šiandien rytoj, tai Kaunas pilnas renginių, geriausios rekomendacijos. Jeigu pažiūrėjote iki pabaigos, kviečiu pasidalinti su draugais, užsiprenumeruoti mus ir laukti naujų epizodų. Ir ačiū judviem. Ačiū, Atrina. Ačiū už malonų pokalbį. Tikrai taip.